3, 2, 1. Okay. Kaip čia norėčiau. Atsikėliau su kojinėmis, susidėjau baltas ir pajunčiau, kad trumpas. Ir blema, žiūri, kai sėdi pasikelia. Tau reikia šitą pastumti, kad batai manęs. O, va. Gerai. Mano batai mažiuoti. Tu jau, ne? O tai sakom labas? Galim, jo. Aš galiu būti su padėliu, jo? Aišku, kad galiu. Labas rytukas. Mes Rytulėlis, rytučiukas, mažuliukas. Mums baisiai yra neįprasta šį kartą, taip jau nutiko, kad filmuojam iš ryto. Jo, anksti ryte. 9 Normaliai. ryto, man atrodo. Kelinti tu kėlėsi? Aš keliausi, šiaip atsikėliau vėliau, nes turiu atsikelti 6, bet atsikėliau 7. Eiktų savo. Bet aš visada taip keliuosi, tai man A, ne? nėra įprasta jo, nes aš turiu Leonai darželį atvežti ant 9. Tai dabar ačiū Dievui yra mokinio atostogos, už tai tu atvažiavai labai irgi labai greičiau nei greitai. tikėjai. Jo. Tai yra daug mažiau mašinų ir aš, pavyzdžiui, šiaip keliuosi, jeigu noriu aš Leoną išvežti laiku į darželį, tai arba turiu išvažiuoti be 10:07 iš namų, kad tada jisai bus 7:30, kai darželis atsidaro. Okay. Arba Ir pirmas, tada- žinai, už durų, jau, kur vaikas yra pristatytas jau, netgi Jau paliktas mama su laukia. taše. Tu čia pastovėk, aš tas priešai palauksiu. Jo. žinai. Arba tada jau turiu išvažiuoti po 8, kokios 15, bet tada būsiu po 9, kokios 3. Tai jau 9 ryto ratas, tai pusryčiai jau tada toks per skubėjimą. Tai yra 2 laikai, kurie tokie yra be kamščių. O tai nėra, vis tiek iš trukų pusės, tenais nėra kažkokio trafiko. Tai va, aš esu atradus tos 2 laikus, Laiką, kad ne? išvažiuoti, už tai aš stengiuosi išvažiuoti, bet dabar yra labai daug tvarkymų. Dabar tvarko ten prie lentvario liktais dar į žiedą, tada yra vienas tiltas, kur tvarko, tada reikia apvažiuoti, tai viskas man ilgėja tas laikas. Okay. Tai biškai nežinau, kaip ir džiaugiuosi, kad ta vasara ateina, nes bus mažiau mašinų iškart, darželiai nusiema, kitiem mokyklos, mums darželis yra, bet mes kažkaip tada galim išvažiuoti kiek vėliau. Vežiosit. Jo, mes vežiom darželį. Jau aš tikrai savo nepasiliksiu. Visą vasarą tikrai. Dar keli kur metai yra, tai galiu dar, žinai, pasidžiaugti, nes paskui, kai jau mokykla bus, tai jau be Taip, šansų. nes, kaip ir kalbėjom, kažkada tėvam darbai, taigi nesibaigė, Taip, o žinai, ką vasarą, daryt, ką nu. daryk, kur tos vaikus dėti. Taip, o mačiutės irgi Ne visos nėra tos, gali. kurios norėtų visą vasarą, žinai, būti. Nu, bet ir suprantama, negali pykti. Aš irgi gal nenorėsiu, žinai, kur, o tai tau sunku, tai tu nenori. Ir paskui, o Ne. tai man tada atveš visą vasarą. Tada... Nors mes, aš atsimenu vaikystėje, mes tai būdavo, kad, bet aišku, po kelias savaitės, ne visą vasarą pas vieną močiutę, o po to pas kitą. Ir leisdavom laiką, blema, šiaip kaip atsimenu, šiaip geriausias laikas. Faina. Nu, būdavo tu duodėsi tam kiemė, žinai, su draugais, viena močiutė tokia buvo jau labai O kur rūpestinga. tavo Mano dvi viena yra iš Naumiesčio, mes tenais kaimo turėjom, o kaimo pavadinimas yra Tarpučių. O kitas yra Sudargas. Nežinau, žinai, kur Sudargė dabar tokią skulptūrą padarė, toks kaip šlaitas labai gražus, Nežinau, žodžiu, labai žinau. dabar sutvarkė. Tai šalia Jurbarko, Bet tai žodžiu. kaimas ir buvo, ir būdavo auginama ten, bulvės tokios eidavo ten. Jo, daryti. jo. Ne, tas Jo, visas jo, kaip tai aš failas, atsimenu, mergėtų buvo tas kaimas. eidavom į talkas, į ten tas bulvių, jo kasimą, rinkimą, ten patų oboliai, ten rudenį Taip, renkami visi. vyšnios, visos trešnios, Vyšnios, nurimt jo. krūmus. Bet mes su sesė būdavom, aš atsimenu, vienas jauniausių iš pusbrolių pusėsrių, tai mes tai taip, žinai, kaip tenais jau kartais Geras. susimuilindavom, Aha. žinai, bet vis tiek eidom šieną, reikėdavo tenais Taip, pas griebti, mus irgi vežti. tas O pats Jėzus, būdavo. tai... Eiktų mes Čia faini kaime dalykai. mūsų, kadangi mano tėtis yra iš didelės šeimos, tai būdavo, kad jis turi dar 4 seseris. Oho. Nu, tai visos sukūrusios šeimos automatiškai, tada dar ten vaikų, tai aš turiu ten labai daug pusės ir pusbrolių. Tai mes, kai susirinkdavom vasarom, mane mama atveždavo ir palikdavo, kitos su mamom, su tėvais, tai mes darydavome spektaklius. Pas mus buvo Wow. toks dalykas kaip spektakliai. Tai koncertai, spektakliai, mes darydavom juos biletinius, aišku. Paskui mums kokios įdriko nupirkdavo siemų. Kiek metų buvo? 13. Ai, aš galvoju, kokių ten 5 metų, žinai. Ne. Ir darydavom spektaklius su žodžiais, ten dar kaimynų keli vaikai ateidamos atsirinkdavom ir darydavom spektaklius, susirinkdavo aplinkiniai namai ir darydavom tokias. Wow. Nu, sakau, mūsų O kas kurdavo scenarijų? Viena pusėsrė.
Wow, va čia tai lygis. Jo, mes taip Tai labai įdomi. Ne bulvių rinkimas. Nu, būdavo ir bulvių rinkimai visi šitie. Ir netgi atsimenu, atsikėliu kažkada iš ryto, ateinu iš trobos į apačią ir atidarau ir toks kraujo klanas nuo kūtės į apačią ir kiaulės kerdžia. Žinau. Ir tas degintas kiaulės kvapas, žinok, aš iki šiol jį užuodžiu. O tu esi? Man toksai... Bet tu matei patį vaizdą, aš esu matęs. Aš va tiek atsimenu. Aš viską, matyt, gal užsiblokavo, kažkiek nes automatiškai žinau. Aš atsimenu, kad aš ten buvau, kiek ten skerdė, aš tiesiog atsibudau, aš vėliau gal. Ir aš tikrai buvau paskui, kai ten viskas vyko, bet aš jau nebeatsimenu. Bet man tas, kaip aš išeinu ir aš ją pamatau priešais, man čia buvo toksai... Šiaip tai šokas, jeigu tu nežinojai, kad tai vyksta, žinai, ir tai atsikeli vaikas. Vištų galvų kirtimas tenai, tokių visokių buvo... O klausyk, aš girdžiu, tu sakai pavadinimas kūtė, plaukai mes irgi kažkaip sakydavom. O kas yra plaukutė? Kūtė yra tvartas. Tvartas. Kažkaip mes gal tvartų, o ten, kur šienas būdavo, tai kloną, pažiūrėjau, klonas vadindavo mes. Bet ir mes turbūt gal taip pat netgi, nes pas mus stoja... Tu Šiaulių, ne? Jo, bet mano kaimas yra Telšiuose, prie pat Telšių. Tai čia Žemaitija? Degaičiuose, jo. Ok, tai čia jau biškai kitaip. Bet mes irgi, tai klonas atsimenu, ir lauko virtuvė dar būdavo. O santai visi, čia mano tai jau suvalkiečių, čia pusės suvalkiečiai visiškai. Tai pas mus tenais, girdžiu labai įdomu pavadinimus, nes mes su Mindaugu kartais, aš sakau kartais Mindaugui, paduok man tą stalavinį peilį ir atsimenu į mane taip atsisuka. Geras, sako, jūs irgi, tu žinai, kas yra stalavinis peilis. Nu jo, sakau, tai kaip kitaip vadinti, stalo peilis? Nu, nežinau, aš kažkaip nuo vaikystės. Stalavinis, aš negirdėjau tokio žodžio. Rimtai? Gerai. Nu, žinai, tas paprastas peilis, kurio šakutė ir peilis yra. Tai paprastas, nepjaunamas, kur ten tu viską čia škavoji. O šį peilis tai peilis, bet tas stalavinis. Jo, o tas mes kažkaip, kai savo vaikystės sakydavo stalavinis ir man kažkaip, kai noriu pasakyti konkrečiai, kurį peilį paduoti, nes jeigu sakysiu paduok peilį, tai man paduos. Nu, čia škavojimo peilį. O kai sakau stalavinis, viskas aišku, kuris, žinai. Čia, žinai, visokių žodžių. Šiaip labai juokinga, sakau, tai mes kartais pasilyginam, ką Žemaitijoje vartodavo, ką mes Suvalkijai ir ar suprantam tuos, kas ką reiškia, žinai, tai prisižvengiame, bet neatsimenu daugiau Žemaitijos žodžių. Bet iš kaimo dar bendraujat su pusbroliais, pusseserėm, kur augot, ar nelabai? Jo, šiaip tai iš mamos pusės, mano šiaip abudu irgi tėvai iš didelių šeimų, mama turi dar 3 seseris, jos 4 yra iš viso. Čia žinai, tas, tipo, kurių dar norėjo berniuko ir vis tiek 4 gimė mano mama. Ai, užtenka. Nu, tai jo, ir jie visi turi vaikų, tai aš turiu iš tos pusės irgi ten virš 10 pusbrolių pusseserių, tai mamos pusės mes labai artimi visi šiaip tais, mes visi bendraujam. Ir iki šiol tam turim birželį tradiciją baidarėm plaukti, visi iš užsienių suskrenda su vaikais jau dabar, žinai. Tada mes būdavo netgi seniau kaime, pas močiutę suvažiuojam visi ir gali būti maži namai, nesvarbu, žinai, nes pradžio močiutė gyveno sodyboje, žinai, kaime, o po to į butą persikrustė. Tai mes išsiklodavom žemę čiužiniais ir visi miegodom, mums nesvarbu, mes plėpėdavom iki paryčių, tokie labai fainai, jo, labai gražiai. Mes miegodom irgi ant žemės, nes tiesiog nebūdavo tiek vietos, kai mūsų atvažiuodavo į namą, nors ten buvo namas jau. Bet mes netildom, tai irgi ant žemės, ten kur kas ant tokių fotelių, žinai, kur tie foteliai būdavo tokie, vidutinė dydžio, jie fotelis, bet taip išsilankstydavo, išsitraukdavo. Taip, raskladuškė. Taip, išsilanksta. Tai kas tenai, kas dar. Taip, paskui telpa tas turi vieną, jo. Jo, o kita močiutė pas mane, tėtis mano turi dar irgi, aš galvoju, dabar 4 brolius irgi su sesė. O tai jūs abu su Mindaugu iš tokių didelių labai šeimų. Nu, aš pati turiu tik vieną sesę, bet tėvai. Bet tėvai, bet jo, bet su tėvo pusė nelabai mes bendraujam su pusbroliais pusseserėm. Bet šiaip vis tiek, plius minus jo, visi, nes esam Facebook'uose, ten, žinai, drauguose ir panašiai. Tai jo, o Mindaugas irgi jo turi, kiek ten, aš jau nebesuprantu, 4 brolius seseris. Tai jau ten, žinai, ir viena yra, kai tavo tėvai turi brolius seseris, o kai dabar vyras turi brolius seseris, žinai, tai vis tiek jau artimesnis ryšys yra negu ten tetas ar dar kažkas. Tai žodžiu. Bet smagu, vis laik smagu, didelės giminės. O tai Velykos, kaip, pavyzdžiui, kaip praėjo. Irgi jūs važiavat su šeimom didžiuliais susėjimai? Šiaip tai šiais metais mes kažkaip su Mindaugu sugalvojom, kad važiuojam davai į Nidą. Ramiai būtų užsukti, buvo labai geras oras, kaip visi žinom. Buvo, nes šiandien prisnigo ant stogų. Aš kaip atėjau ir nesuprantu, kas vyksta. Žiūriu. Ir pas mane, kaip ir beveik niekur neprisnigė, tik tais ant lauko baldų. Taip, aš tai žiūriu ant kaimynų namų stogų prisnigta, žinai, ir aš taip pasižiūriu. Atrodo, kad vietom snigo.
Šiaip siaubinga, aš iš vis nieko nesitikėjau pamatyti po tokio Velykų, kur žinai, trumpom rankojom vaikščiai. Aš pasižiūrėjau orus, mačiau, kad dar atšals, tai galvoju, okei, gerai, bet turėjo būti sekmanį vėl 21 ir 24. Tai gal dar bus? 18 jau rašo. Gal bus? Nu, mes tai, žinai, rytoj išvarom atostogų, tai tikimės, visą laiką, kai išvažiuojam atostogų, žinai, šiltus kraštus, tai tikimės, kad Lietuvoje bus vėsų, kad būtų, žinai, smagu tas pokytis. Kad tik jum blogiau. Jo. Visiškai lietuviškas kaimynas, Taip. kad tik jum blogiau už tvaros būtų. Panašiai. Į Tenerife. Fine. Tai skenam kažkaip norėjau šilumos, nes šiais metais neturėjau aš atostogų, tai vienintelė tokia savaitėlė, tai iškart čiupom važiuot, norėjom dar į Madeirą, Mindaugas norėjo labiau, kad į Madeirą, bet tada aš sakau, aš tai noriu šilumos. Nu tai galvojom, rinkomės tarp Tenerifės ir Madeiros. Ir sako, nu tai kurį? Ir aš sakau, nu aš labiau šilumos. Mindaugas sako, O Madeirai bus šalčiau, ne? Madeirai šalčiau, man atrodo, yra. Tai Mindaugas sako, nu negaliu meluoti, sako, Tenerifė bus šilčiau, žinai. Nes mes esame jau buvę Tenerifė, Madeiroje ne. Tai galvojom važiuoti, kur nebuvom. Bet sakau, davai, varom Tenerifę. Sakau, nu aš labai noriu tiesiog šiltai pabūti. Ramiai pagulėti, ne ant vienos pusės, ant kitos pusės. Taip. Labai fainai. Tai davai, tai varom tą Tenerifę. Tai va, tai o dėl Velykų tai buvom tiesiog Nidai, pasivaikščiojom, žygius ėjom, oras nuostabus Nida, tai mūsų išprotėjus iš laimės maudėsi jūroje, visur ten nespėjom sugaudyti. Tai, ir tik grįžtant užsukom pas mano tėvus. O Butėjau ar dar, nes laivelį dar turbūt Ne, laivelį dar neiškeltas, ne? Ne, išsikelsim balandžio gale, man atrodo, jau iškelinės. Butėjau gal jau buvote? Ne, Butė buvom tik užsukę, viskas yra, jau mums gamina baldus, tik taip pat baldų reikia, žinai. Tai birželio vidury turėtų atiduoti. Tai čia nieko. Tai vasarą šią neliko, planuojam pabūti kaip tenais. fainai. Aha, labai noriu, labai laukiam jau. Toksai atvažiavom, žinai, tai būna vaikštom kažką demontuojamės. Kaip būtų smagu čia nakvoti. Jau, ne, jau gal kokį šešniuką pasitieskim, nes kalbuškinį, iš serijos. pripučiamą. Bet dar tikslu. Ne, palauksim, kiek čia vėliuko. Nebedaug. O kaip klausyk tavo Velykos? Mums tokia biškai savaitė buvo su Justinu gan didelė, mes jau antradienį išvažiavom iš namų praeitos savaitės, nes turėjom būti trečiadienį Auksinius svogūnus užsifilmuoti Klaipėdai, tada iš Klaipėdos turėjom važiuoti Kauną, nes Justinui buvo pasikalbėjimai su Katleriu. Kaune? Aha, Aš laik filmuoju Kaune? Dažniausiai jo. Kauno publika smagesnė. Ir tada šeštadienį jam buvo Palangoje spektaklis. Tai visą savaitę tokia, žinai, malimasis kažkur. Po Lietuvą. Nu, tai aš šeštadienį grįžau namo, pasiėmiau aš Leoną, naktį grįžo Justinas, tai va, sekmanį išsimiegojom, atsikėlėm, atvažiavo Justino mama. Kažkaip bandėm dažyti kiaušinius, bet Leonas nelabai noro rodė kažkokio tai tam dažymui, tai tiesiog lauko baldus išsinešėm, nu jau pradėjom, žinai, tą tokį šilumos sezoną. Atidarėt. Tai vos ne visą dieną laukė, tada Justino mama atvažiavo, privežėm mišrainių per daug, nors Silva, susitarėm taip, atvežkit tik tiek, kiek valgom. Padarykit zuikinį, nu netikra, kad nepersivalgti, nes paskui išmėsi, man gaila. Taip. Man paskui mane žiūri tom akim, kad aš čia tiek gaminau, man išmės, žinau, kad aš to išmėsiu viskas. Taip, o man irgi gaila. Už tai aš jau kviečiuos pas save, kad sakau, tada geriau važiuokit pas mus, gražus bus oras, nereiks, būt bute, nes pasie butas, išeisim į lauką. Kaip ne Vilniuje, ir žinau, kad tada bus mažiau maisto, žinai. Ką susitarsim, tą atsivežu, tai aišku atsivežė daugiau negu sakė. Klasika. Tada mes su Justinu neturėjom kur akiutėt, nes ten pasiprašėm to, ko tikrai valgom. Dar papildomai porą jinai pridėjo, tos poros jau nebėra, kurie dar to nesuvalėm. Dar porą poros ir patiekalas galvoju. Pridarė. Jau tų nesvalgom, ką norim, žinai, jau liks 3 dienom dar į priekį. Tai gavos daugiau išsivežė. Ne? Tai, bet mes kažkaip taip ramiai šiais metais, nes jau norim kažkaip namie būti, nebe tiek važinėtis, nes anksčiau tai būtinai kalėdas pas tėvus, kučias pasino mamą, tada jūs mamą pasiėmėm kalėdų, tada Velykas kažkur, ir žinai, lakstai, tu lakstai ir paskui tu grįžti pavargęs ir dar puoliai darbus. Tada žiūri namų, nespėjai sutvarkyti dar kažką, dar Leonas ruošti darželį, tiek visko, o dabar jau noris būti tiesiog namuose, susikurti šventę namie, plus jeigu dar geras oras, tai tikrai nesinori būti kely, vairuoti kažkur, noris namie, tai mes kažkaip taip ramiai labai, net tikrai pastebėjau, kad nieko nekėliau, nei kiaušinių dažymo, ką radau nuotraukų,
telefonė ne mano daryto, o Leono iš kiaušinių. Jis dabar kažkaip jau pradėjo fotografuoti. Anksčiau tai taip nesąmoningai, žinai, ir tik kažką arba save, o dabar tai aš jau taip iš tolo paeinu. Jau gaudo kadrą. Ir čipsų pakelis kažkoks nupaveiksluotas, šuo gulintis nupaveiksluotas, taip iš tolo, žinai, kiaušinius savo nusipaveikslavęs. Tai va mūsų vienintelės nuotraukos iš Velykų, kur neturėčiau ką įkelti, jeigu norėčiau. Bet tu sąmoningai nefotografuoji, nes tu šiaip tais nesidalini labai daug. Aš nespėju. Aš nuoširdžiai kartais nesuvokiu, kaip žmonės suspėja. Aš irgi nežinau. Aš nesuspėju. Aš ten kažką tvarkais, kažką darai, tai jeigu aš dar imsiu telefoną į rankas ir dar filmuoju, kartais bandai, žinai, suspėti, bet aš tada nespėjau patalpinti, tada aš pamirštu ir tada jau praeina kokias kelias dienas. Tai tada... Tu jau nebekelius tokias buvo prieš 4 dienas. Jo, tai toksai. Ir aš tikrai ir tai nėra, kad, aš labai daug kažką darau, už tai nespėjau. Ne, aš tiesiog fiziškai besitvarkydama namuose. Gyveni gyvenimą, žodžiu. Jo, ir ten ar vaikas užkalbina, ar į tą pusę, į aną pusę, kažką padaryti, kažką nunešti, kažką paimti. Ir tu tiesiog net negalvoji apie tai, bet gal kai tai nėra mano tiesioginis darbas, man neįsijungia tai, kad aš privalau tai daryti. Gal jei tai būtų mano tiesioginis darbas, automatiškai man tai eitų į rutiną. Taip, ir man tai eitų į rutiną. Aš žinočiau, kad aš turiu tai atlikti, o dabar, kai tai nėra, tai aš tą ir nustumiu, žinai, prioritetus. Nes aš tai irgi kažkaip, aš ir galvojau, kažkada dariau klausimus atsakymus ir klausė, kiek procentų dalinuosi savo asmeninio gyvenimo, aš ten sakiau gal kokius 30 ir kažkas paklausė, kodėl, sakau, nežinau, galvoju, kad jums neįdomu, bet po to kažkaip susimašiau, tikriausiai ne dėl to vien, kad neįdomu, bet mes ir taip tiek esame įliniai tuos telefonus, aš jeigu dar ir kiekvieną akimirką tu fotkinsi, viską dėsi, tu iš viso būsi nuolatos internete, nuolatos ten pačiam Instagrame, nuo kurio mes bandom pasidaryti detoksikacijos dieną, žinai, pabūt kažkaip, kad ne telefonas rankose, tai aš supratau, kad aš tiesiog sąmoningai stengiuosi nepersistengti tam, kad, nebūt tam telefone 100% laiko. Nes tada tu vis tiek kažką keli, tada tikrini, kiek žiūri, kas rašo komentarus. Iš tavęs dar čiulpia tą laiką. Taip, visiškai. Tai mes sustinom. Vakar čia važiuojam, aš susirašinėjau dar su tavim, kažką sudarė čia kažkom ir sustoju aš prie, aš raudonos išsitraukiu, pasižiūriu. Ir Justinas, gal užteks? Ai, ne. Sakau, ta prasme užteks. Gal pabūkim be telefonų. Sakau, tu ką tik iš telefono pasišlindai. Taip aš dabar nusprendžiau, kad būsim be telefonų ir mums reikėtų čia pabūti be telefonų. Aš galvoju, aš tikrai nesu dažnai įlindus telefoną ir turim tai dabar, kai aš dėl darbo susirašinėjau, žinai, tu šitai. Teko padėti telefoną. Ir šiaip aš kai vairuoju, aš negaliu, aš naudotis, taip pat mane jau atkrenta daug, nes aš labai daug vairuoju. Sakau, oi, tu keliesi. Čia man žadintuvą, šiaip tis dabar turėjau keltis. Kaip pavydžiu, 9:30. Ne, iš tikrųjų, tai turiu vitaminą išgerti, tai dėl to, bet skiriuosi apie 9:08. Tikrai ne 6, tikrai ne kaip šiandien. Laukia, aš kol Lenas užaugs ir pats išeis į mokyklą. Ir pats važiuos galės sėstis į mašiną ir važiuoti į darželį, noriu sakyti, tai jau gal taip į darželį. Arba žinai, mokyklą gal išleisim. Gal išleisti? Netoli, kur nors galėsite tai. Svarstot ar leisti mokyklą, žinai, gal išleisti. Gal namų mokymą pasimsiu, kad miegot galėčiau ilgiau, žinai, pailsėti, nes o kiek galima. Jo, bendrai plemba. Bet realiai jūs esate pasirašę savo tokį nuosprendį, kad turėsite įvežioti iki pat 12 klasės. Nebūtinai. O kaip kitaip nuvažiuosi į miestą? Tai nebūtinai reikia važiuoti į miestą. Trukuosi, bet kažkur pavažiuoti reikės. Viską veikti. Žinai. Nes mes su Minuku taip kažkada. Pagyvensim, pamatysim. Mes su Minuku kažkada žiūrėjom, žinai, visokius sklypelius ir labai fainą vieną atradę, galvoju, kur čia yra šalia Vilniaus, labai šalia Vilniaus, neatsimenu, kaip nes. Link Kauno autostradai išvažiavus, kaip Grigiškės, man atrodo. Jo. Man atrodo, kad Grigiškės. Yra tokios. Jo, ir ten nusuki nuo autostrados, man atrodo, jau nusuki. Ir žodžiu, ten buvo labai labai fainas, tokia kaip salelė iš abiejų pusių tenais ir upė teka, žinai, toks ten skardis iš kito galo. Ir realiai ten labai ribotas sklypų kiekis. Ir pardavinėtas sklypus ir mes taip atvažiavom ir ten pušų, žinai, toks tai uždaras kvartalėlis, šiaip labai graži vieta. Ir mes jau buvom antiek užsidegę, galvom, gal reikėtų mums čia, žinai, gal čia mums reikia, tarkim, nusipirkti dabar sklypą ir ateityje, tarkim, po iš truputėlį, pažiūrėjau, pasistatyti namą ir galbūt savo pasikeisti, žinai.
Ir mes kažkaip, žinai, kaip būna, kai tu žiūrinėjai sklypą, ten būna vakarė, tu važiuoji pasižiūrėti, buvo Kaip žiema, viskas, karantinas, jo. Ir aš atsimenu, buvo vakaras, tamsu, ir kažkaip sakom, davai nuvažiuojam ir vakarė, kaip ten kas, žinai. Ir mes taip nuvažiavom, vieną kartą, antrą kartą, taip, blemba, sakau, bet tu pagalvok, sakau, turėtume kokių nors vaikų, žinai, ir kažką, realiai tu dirbtum. Tu dirbsi visą laiką, nes iš tenais autobusai, čia iki čia nelabai važiuoja, pavyzdžiui, tu realiai turėsi dirbti už vairuotoją. Jeigu nėra autobusų, tai jo. Visai nelabai, man atrodo, buvo net kažkur autobusų stotelės. Nes mes, pavyzdžiui, kai galvojam su Justinu, ką daryti, kai ieškojom į ką iškeist butą, tai mes važinėjom po labai daug rajonų, kur jūs gyvenate, Antakalnių, irgi Sodus. Ir buvo vietų, iš kurių tu grįžti, kur yra Vilnius, bet tu važiuoji pusvalandį. Aš, pavyzdžiui, jeigu vežu į Fabioniškas Leoną pas močiutę po darželio, aš užtrunku 30-35 minutės. Aš važiuoju tiek pat nuo Europos iki Trakų. Tai ar čia yra didelis skirtumas, aš nemanau. Kai aš išvažiuoju netgi kitą, tarkim, miestą. Tai čia, žinai, kaip pasižiūrėsi, tu mieste gali sugaišti lygiai tiek pat laiko, kiek išvežant į... Bet aš manau, kad labiau vis tiek priklauso nuo vietos, ar tau patinka ta vieta ar ne. Nes jeigu man pasakytų, okei, tai mes keliamės tada iš centro į namą, ten, ką žinau, Bajorose, bet kur, sakysiu, tada geriau aš gyvensiu centre. Ko tu blogai Bajorai? Bet ne man, aš nieko prieš, ne mano. Puikus rajonas. Tikrai puikus, bet ne mano, čia yra normalu. Ir aš tada geriau gyvensiu centre tam bute, dar žinai, kol iš vis ten tos sienos mane užspaus. Tai va čia tas toksai, kur tu vis tiek renkėsi pagal tai, kas tau yra mieliau. Jo, tai čia reikia visiškai priprasti, žinai, kiti būna pilaitį užauga, atrodo, aš taip pilaitį nesikrausiu. Čia niekada žmonės, kurie turiu giminių, kurie užaugo ir aš tik ten gyventu noriu įsivaizduoti. Nes labai viskas jiems patogu ir arti. Tai va tas toksai, žinai, ir kur reikia priprasti. Man kažkaip net nebuvo to tokio kažkokio persilaužimo, gal kad čia toli važiuoti, ar dar kažką. Tačiau nes atrodo, tai labai toli. Atrodo. Tik atrodo, žinau. Jo, kaip sakai, žinai, tie kamščiai, kiti, atsimenu, važiuonėdavo iš buvusio darbo kolegos iš Kauno, žinai, gyvena Kaune ir į ofisą važiuoja kiekvieną dieną. Tai sako, ką, žinau, aš valandėlę arba ten 5 minučių, jeigu geras ten oras važiuoju, tai reikia per kamščius, žinai, stringi ir lygiai tiek pat važiuoju. Gali dar daugiau. Šiaip tais aš, kadangi iš Bajorų važiuoju, tai kai dirbau Paupio turgui, kaip draugai iš manęs žvengdavo, tai kad Paupio turgui darai. Agentūrai, aš kad dirbu, nes Paupio turgui. Vadinasi, tiesiog. Paupio turgui tam antram aukšte, žinai, ofisas buvo. Tai aš užtrukdavau jo, nes aš važiuodavau iki centro pas tėtį, kiemę mašiną pasilieku ten Rotušėj ir tada einu dar prieš 15 minučių, ir 13, tai mano kelionė į darbą gaudavosi gera valanda šiaip. Tai jeigu kamščiai dar ir kartais daugiau. Tai žodžiu, jo, aš šiaip, jeigu, kaip ir sakai, faina, bet ir randi savo vietą, tai aš irgi nematau problemų, žinai, jo, važiuoti. Tai manau, kad... Čia daugiau kitiems toksai... Iš šono atrodo. Kiek tu ten važiuosi? Koks tau skirtums, kiek aš važiuosiu, ne tau važiuočiau, ne tau širdis skauda. Aš tai galiu pasakyti, kiek taksas iki tavęs kainuoja. Aš galiu valandam pasakyti, kiek taksas iki manęs kainuoja. Nes mes su Mindaugu, kai buvom pas jus svečiuose, jo, mes išvažiavom iš jų, paliko mašiną. Tokie laimingi išvažiavo, kad raktus mašinai paliko namų. Ir prie namų jau atsiminėm, iš Trakų važiavom ir prie namų atsiminėm, kad raktai liko mašinoje. Tai mes apsisukom. O pas jūs iš vis dar pro aplinkelį ir dar toliau, tarsi toksai, realiai per miestą ir dar tolyn nuvažiuoti. Taip. Tai gerai, kad aplinkelis dar. Tai tada aš atsimenu, aš taip snaudžiau ir kaip prie namų prisiminiau, kad neturim tų raktų, tai žinok, aš taip padėjau galvelę ant kelių, žinok, tai dabar sakau, aš jau ir miegu, žinai, tai aš žinok, atsimenu, tik tais realiai kaip grįžom, jau prie namų buvom, pasiėmė raktus, aš net nelabai atsimenu, kaip grįžt pas mus ir tada dar. Kosmosas šiaip tais buvo. Žodžiu. Nieko. Nieko baisu. Pirma kelionė ilga tokia, už tai tau taip ir atrodo, kad labai toli, nes tu žinai 3 kartus važiavai. Gal kad praigėjo jinai. O kodėl tokia ilga? Klausyk, mes tai praleidom didžiausią skandalą Lietuvoje. Dioros gimdymas. Taip, taigi Diorą pagimdė. Tave, bet balandžio 1. Ko daugiau šios tikėtis? Tikrai tik tai šitai. Čia matyt, nes Mindaugas man balandžio 1 pasipiršagi. A ne? Taip, prieš 2 metus. Tai jisai man kažkoks gal jūsų. Bet jisai netyčia. Netyčia pasipiršo. Jisai turi menį, kad netyčia, jisai pamiršo, kad balandžio 1.
jis nesužiūrėjo ir sako, kai tik aš tau pasiprašau, aš tik po to suvokiau, kad šiandien, sako, balandžio 1, sako, Bet tu nesuvedi irgi, ne? Ne, aš irgi kažkaip nesuvedžiau, tai ačiū Dievui, kažkaip, sakau, mes neužfiksavom, nes buvom į kelionę išvažiavę ir kažkaip jau, žinai, viskas atostogų režimas. Tai ačiū Dievui, kad irgi neužfiksavau, nu, nes būtų gal ir... Bairis, ne bairis. Ne bairis, čia rimtai ir nerimtai, žinai. Jo. Tai Diora viskas. Viskas, jau turi mergytę, bet kaip ir kalbėjom, atrodė, kad šiaip tai jis labai easy. Šiaip mes dar nežinom, kaip iš tikrųjų buvo. Mes nežinom. Matosi, kad žmogus tikrai užsiėmęs ir pasineręs į veiklą. Tai... Žinom, tai kiek sveria. Susidarom įspūdį iš to, ką matėm istorijose, kiek matėm visi, žinai, ir tai atrodo, kad labai viskas va, taip įvyko. Aha. Labai greitai, labai sklandžiai. Žinom tik, kad gimė. Žinom, svorį. Drūta mergaitė. Drūta mergaitė, jo. Bet už mane lengvesnė. Už mane ne. Ne, už mane nežinau, už mano Leoną, oi. Stipriai. Tai sunkesnė, ne? Leonas mažas buvo. Jo, tai laukiam, kol Diora atskleis vardą. Nes, kiek žinau, tai tam buvo intrigų, Diora labai norėjo vieno vardo, Andrius nenorėjo, bet lygtais pabaigoje jau čia kažkaip kažkaip lyg įtikino. Tai... Na, žinai, gal kai išlindo žiūri tą vaiką, neaišku, ar tinka. Vėlgi ir tinka. Jo. Aš tik manau, turėtų būti toks. Jeigu žiūrėjo, jie pagal tai dar. Na, žinai, jeigu jau sugalvoju, kokią vardą labai noriu, tinka, gerai bus. Svarbu, pritaikysim. Taip, bus Jonaitytė? Jis Jonaitis? Jonaitytė. Arba Jonaitė gal gali būti. Jonaitė? Ne, aš neįsivaizduoju, žinok, man tas palis yra kosmos. Bet turbūt, kad Jonaitytė. Jonaitis. Jonaitytė. Nu, manau, kad Jonaitytė. Jo, Jonaitytė. Tikriausiai, jo. Jonaitytė. Žinai. Tai jo, tai kiek girdėjom viskas, fainai, tai labai laukiam iš Dioros, kai turės šiek tiek daugiau laiko, bet tikriausiai taip niekada nebebus. Tiek laiko, kiek turėjo, turbūt greitai. Taip nebebus, tai kažkada jau, kai jinai prisės ir turės porą minučių laisvų, gal kažką brūkštels ir mums. Arba jeigu ką, tai pamatysim iš istorijų irgi susidarysim vėl visą vaizdą. Tai fainai, labai džiaugiuosi už Diorą. Labai įdomu, kaip jis sekasi. Labai man irgi įdomu, tai Diora, jeigu mus žiūri. Žinai, ligoniniai, man atrodo, net nepaleido, bet jau gal turėtų paleisti jau. Bet tai čia kiek porą dienų? Jeigu pirmadienį pagimdė, tai šiandien ketvirtadienis, tai jau turėtų šiaip to jau gal išleisti. Jeigu viskas sakė, jo, manau, 2-3 dienos. Žinai, ten gyvūna. Iš vis, man atrodo, kad kartais kitą dieną net paleidžia. Ar gal aš nusišneku. Nu, kad nėra katinai, tai jeigu viskas sakė. O kažkaip man pasakojo, kad ligonėms neapsimoka išleisti tenais kitą dieną, jiems reikia išlaikyti bent 3 dienas, nes tada gauna kažkokius papildomas išmokas. Gal Dior ir pasakojo. Man atrodo, kad Dior čia gal ir pasakojo. Mes gal praeitą kartą ir šnekėjom. Jie dabar ir laiko. 3 dienas, 4. Laikykit mane, kiek norite. Aš būsiu. Įdomu. Aš būsiu čia. Beje, šiaip tai labai fainai, kad jinai pagimdė Kaune. Už tai, kad mano sesė gimdė Kaune prieš metus ir ten labai geri tie kraiteliai, nepalyginamai, ten ir pinigų pervedė, ir didžiausia ten dėžė pampersų, visko. Mes, žinok, aš gimdžiau Šiauliuose, bet irgi labai buvo geras. Ne, nes Vilnius sakė nieko neduoda. Bet tu turi būti, turi būti registruotas kažkaip, tu gali. Tai aš registruoti buvau Šiauliuose. Nespratau. Mano tėvai irgi Šiauliuose, tai aš ir likau. Nes aš ir mano gydytoja buvo irgi Šiauliuose, už tai aš ir važiavau iš Šiaulius, nes man buvo saugiau, patogiau, aš nenorėjau tada į pasvetimą kažkokį žmogų, plus pas mane dar Cezaris, tai iš vis ankstesnis. O ką gavai? O ten buvo taip įdomiai, buvo dėžė ir ta dėžė pasidaro į tokį supamą vos negultuką. Gaunasi, ten persideda viskas. Tada to dėžė pampersų, tada buvo draudimas vaikui. Pirmais metais tą mokamas, paskui kiek metų tie kažkaip... Žodžiu, jo. Tada patalynė buvo, tikrai žinau. Bet gal tas kvailiausia, kad tu tokius daiktus jau turi realiai susipirkęs. Žinai, gerai, kad tu turi, bet čia labiausiai orientuotai tuos, kurie... Tai aš atsimenu, gal perdovanojau kažkam, kam reikėjo, kad, nelaikyt man, žinai. Taip. Bet tikrai tokių labai gerų dalykų, kurių tikrai reikia, mirliukai visokie, šliaužtinukai, labai visko buvo daug. Taip apgalvotai, iš tikrųjų, ko reikia pirmam dienom. Tikrai. Ir paskui dar ten gauni visokių ir pagimdžius, dar ten atneša atskirai,
manau, gal net visom irgi pampersų mėginukų, visokių prausiklių mėginukų, nu, va, visokių, kur tau gali, žinai. Geras. Realiai, jeigu tu atvažiavai į ligoninę be nieko, aš manau, kad Išsisuksi. tikrai išsisuktum. Bet ne Vilniui, kaip suprantu. Ne Vilniui. Bet ne Vilniui, tai Tik geriau. tiek, kad reikia apvažiuoti tos dėžės pasimti kažkur. Tai Justinas ten, kadangi jis važiavo užsiregistruoti Irgi į Šiaulius? vaiko savo pavardę. Tai Aš galvoju, irgi pamatė, kiek koks kraitis važiavo persiregistruoti į Šiaulius. gal dar ką nors duos daugiau kaip šeima priregistruota, nu, žinai, gal kokie išskirs butą. Tai reikėjo parsivežti, tai man atvežė, aš atsimenu, kad mes peržiūrinėm. Tai Geras. Diorą prašau padaryti, kaip tai yra unboxingai, kas buvo tavo dėžėje, Jo. ką dovanų gavai. Gal netgi reikia susitarti su Diorą, kad jinai padarytų išskirtinę Taip. transliaciją mums. į Jeigu podcastą mama atsiųstų. atrašys. Nors žinai, kas gimdė Kaune, visas žino, kas ten yra, bet kitos kiek ne. yra negimdžiusi? Kiek negimdė Daugiau Kaune? negu gimdžiusi, man atrodo, yra. O tu turi būti kažkiek laiko užsiregistravęs. Kaip čia vyksta ta sistema? Aš nežinau, matai, aš kadangi Šiaulių man taip ir nebuvau užsiregistravus, nes man nebuvo reikmės, tai neįsivaizduoju. Bet turbūt nežinau, mes pasidomėsim. Čia kaip su balsavimu, žinai, aš kai persiregistravau į Vilnių irgi iš Kauno, tai aš dar negalėjau, ir su buvo rinkimai kažkokie, ir kad aš negalėjau daryti balsuoti, nes tu, kadangi persiregistravęs, tu turi būti išgyvenęs bent jau pusmetį, berods ar metus laiko. Ne? O tada tu kur balsuota, ar negali Tai išvis aš iš vis balsuoti? negalėjau balsuoti. Bet aš nesąmonė. Nu, gal Kauno būčiau galėjus, aš net Ten nežinau. pat kur, nu turi kažkur galėt balsuoti. Tai atklausimas, nežinau. Nes aš O internetu tada Nes čia gal buvo negali? Vilniaus bendrai mero rinkimų, kai aš Vilnių negalėjau balsuoti. Aš turėjau galėti. Čia galėjo būti kažkas su galėjo Vilniaus, būt žinai, kad aš Vilnius būtent, negalėjau, jo. jo, kad buvo rinkimai ir kad tu Hebra, nes ne jau... prie nieko esi. Jo, ir aš negalėjau... Tu kaip kūnietė nelysk į Vilnius. Jo, dar per mažai gyvenu oficialiai. Dar Vilniuj. nesupranti nieko Jo, jo. apie Tai reikalus. negalėjau balsuoti, bet jau galėsi kitą kartą. Garas. O kaip tu klausyk šitie orai, kur vieną dieną +4, kitą dieną 4? Man dabar sunku, nes aš labai nepernešu šalčio, tai man dabar iš pas to šilumos, jau tokios, kur su maikė vaikščiai, žinai, biškai per šaltą, tai aš visur bėgu. Ir kolenų dantim ir keikios labai daug, nes labai šalta. Ir dar vakar pas Leoną buvo tokia šventė, darželėje kiaušinmetė, ten turi pagamintą aparatą, į kurį įdedi kiaušinį ir išmeti iš 3 aukšto ir kiaušinis turi nesudužti. Kaip jis gali nesudužti? Nu, tai va, turi pagaminti tokį aparatą, kuris gal skristų, lėtai leistusi. Tai va, tai jis ten gamina tą aparatą ir mes išeinam iš šito, iš namų ir lyja, šalta, tas viskas atrodo lenda, ten laipsnis gal 1. Galvoju, ką mes darysim, kai tą kiaušinmetę ten 11 valandą. Ateinam, galbūt 4 tėveliai, supratom, kad oras biškutį pakišo koją. Aha. Bet taip, su šaliam, kur stovėjom su Justinu, susimuturiavėjau kaip įmanoma, nes atvažiavom ir neišvažiavom iš miesto, nes, neapsimokėjo. Tai aš galvoju, kad aš susirgsiu tiesiog vietoj ten bestovėdama. Tai man nepatinka, bet aš suprantu, kur aš gyvenu. Taip jau bus. Iškentėsim. Kaldra ant susisuki, žinai, arbatas pasidarai ir laukia, arba ne arbatas, arba kad nors šilčiau iš vidaus. Aš irgi iš tų, kur man visą laiką šalta, man reikia plėduką, minukas, įbūna, tu jesu, nebeklok manęs, man karšta, o aš nereikia, sakau, bus daug, nes man tokio jaukumo duoda, pavyzdžiui, aš namuose, tai čia buvo irgi atvėso kažkada neseniai ir iškart tokia drėgmė, kai saulės nėra tos namuose, aš židinį iškart pasikuriu, nu man tai iškart toks jaukumas. Nu, atrodo viskas išdžiūsta. Jo, jo, tai aš, pavyzdžiui, irgi su tokia labai šaltmirė, man visą laiką šalta, aš turiu šiltai prisirengti, tai ten nakčiai kartais dar ir vilnonės kojinės užsidedu. Ne, man tiek pas mumis šilta šiaip namuose, gan tai ir tai jau taip išgyvenu šitą, bet sunkiai, bet mane guodžia mintis, kad jau viskas, jau žiemą pragyvenom, išgyvenom, artėjom Vasaros. prie šilto pavasario ir karštos vasaros. Taip pavadinkime šitą procesą. Labai tikiuosi, kad taip ir bus karšta vasara visa. Jo. O bet aš kaip suprantu, jūs visą laiką ir gaminat, man tai, žinai, kas man yra mistika, kai vaikai eina į darželius, mokyklėlės, ir kai reikia tėvam gaminti tuos visus dalykus. Ten koziuko mūgė, kažkokius ten rakandus patiems pagaminti, va kažkokį Kiaušinmetė. Kiaušinmetė. Reikia aparatą pagaminti. Ta prasme, kaip tai? Nu taip ir darai, sėdi, galvoji, ką įdėti kiaušinį. O tas vaikas, aš įtariu, dažnu atveju net nedalyvauja toje procese.
Ne. Aš čia kaziukui, kai ruošiamės, galvoju, pirmais metais, aš siuvau gumites. Buvo ką tik karas prasidės, man atrodo, tai aš siuvau gumites, nežinau, kodėl man pasirodė, kad tai, bet čia fainai. Tai buvo mėlynas ir geltonas, tai labai fainai, tai va tokį dariau. Tada popkornus kažkada dėjom tiesiog. Galvoju, ką darim šiais metais plokšteles gaminau. Tas, Leonui jam tikrai nėra įdomu. Ten kažką su juo kepti, užtruks 3 sekundės ir jam visai, kad įtraukti šeimą visą, kad įtraukti tėvus į bendruomenę, Gal. Bet palaukti čia dar gerai, bet kai reiks matematiką spręsti 5 klasės su vaiku, nes jis nesupras, va tada jau bus problema. Nu jo, gal tai jau geriau aš tas plokšteles suks ir kukurūzus pirsiu. Gal tu ir teisi. Matai, aš dar tiek daug niuansų į priekį nepagalvojau, bet gal tu ir teisi, gal daug paprašiau rašyti taip plokšteles dėlioti. Man atrodo, žinau, kad bus lengviau negu tenai ta matematika, fizika, aš Jesu. Tai aš kartais sėdžiu ir aš galvoju, mums liko iki mokyklos 2 metai. O Jėzau. Nu, bet 1 klasė dar gal įveikėma. Nu, bet vis tiek. O jis jau moka skaityti, nes man atrodo, jau šiais laikais 1 klasė turi vaikas ateiti mokėdamas dar 2 metus turim, ačiū. Ir rašyti jo. Nes mano laikais taip jisai dar šnekėti nemoka normaliai. Nu, bet šiais laikais reikalauja jau, kad vaikas ir skaitytų vos ne ir rašytų. Nu, tai eisim nuo 10 moky 1 klasę. 10 metų išleisiu vaiką 1 klasę. Bet gerai rašys ir skaitys. Bet gerai. Geriausiai. Savo klasiai bus geriausia. Nesvarbu, kad peraugė, žinai, tas toks, kur... Ne, kur matosi akivaizdžiai, kad, žinai, paliktas 5 metus jau. Vargšas. Tikrai patyčio objektas bus. Jo, būtų tokiu atveju. Aš kažkada irgi jo dalinausi Instagrame, kažkaip, ne Instagrame, netgi per mūsų podcastą, kažkada pasidalinau apie kliniką, kur tyriuosi hormonus ir aš atsimenu, gavau labai tikrai daug klausimų ir netgi, man atrodo, po podcastų, ten kas rašė, kas per kliniką, tai šiai mes irgi pasikalbėjom, bet kadangi jinai holistinė klinika, jos reklama yra nelegali, negalima reklamuotis jo. Geras. Tai jie tiesiog sakė, būtų fainai, bet sako, tiesiog mes negalim reklamuotis, nes mus dar laiko, kaip ir holistinė, netradicinė medicina. Tai jo, ir kažkaip savo paskyroje dar truputėlį kažkaip su žmonėmis pabendravau ir daug kam buvo šiaip įdomu šitas sveikatos apskritai tema. Tai sakiau, kažką pasidalinsiu, niekada nepasidalinau. Dabar aš tau duodame eterį pasidalinti. Ne, tai aš galvojau su tim dar padiskutuosiu. Kaip tu, pavyzdžiui, prižiūri savo sveikatą, kokius tyrimus, kaip dažnai darai, žinai? Žinai, man reikia atskirti žodžią, žinai. Aš jau stengiuosi, dabar galvoju, kaip... Ar tu esi iš tų, kur papildų, ar tu mėgsti papildus? Ne, aš labai nemėgstu gerti tai, ko aš nežinau, kad tik gerti. Aš turiu pasidaryti kraujo tyrimą, išsiaiškinti, ko man reikia, bet dažniausiai, kai aš pasidariau kraujo tyrimą, pas mane yra viskas gerai, nors aš, pavyzdžiui, paskutiniu čia metu buvo, 2 mėnesiai, 3 atgal, kur aš noriu miego, aš jaučiuosi pavargus, nusilpus, bet mano kraujo tyrimai yra geri. Ir aš toliau ieškau problemų, o paskui aš supratau tiesiog, kad mano gyvenimo būdas yra per palaidas, pas mane turi būti labai strikli. Gultis einu 11, keliuosi tada, iš šito kokteilis, ten mano visos skaidulos, nes man jų labai teikia. Ir kai pas mane viskas yra gerai, pas mane yra viskas gerai. Tai čia toksai, žinai, kur noriu biškį nusukti, kažko nepadaryti, bet noriu jaustis gerai. Tai pas mane tas yra, kad aš turiu išsitirti normaliai, kas man yra, kur aš neįsiu ten vaistiniai atėjus pirktų vaistų. Rekomenduokit man kažką. Duokit man čia biškį kažkaip jaučiuos, gal biškį pavargus. Tai čia vitamino to, bet gal man jo nereikia. Pas mane yra per daug ir aš blogai jaučiuosi. Tai aš linkus esu išsitirti, tai aš kartą metuose tikrai pasidarau kraujo tyrimus visus. Atsiprašau, kad išsiaiškint, kas yra, dabar dariausi skydliaukę, nes ieškojau priežasčių, kodėl čia man taip blogai ir energijos nėra. Tai tokia nors, pavyzdžiui, turiu draugę, kuri labai mėgsta, bet, jai įdomu, žinai. Čia apie mane, žinai. Tai kažkaip esu ir skeptiškai biškai gal apie tos vaistus, galvojant apie papildus, nes jų tiek daug yra ir kai tu nesupranti visų sudėčių, žinai, visko, kaip ir tie guminukai, kur dabar plaukams, viskam, bet guminukai yra daug mažiau sudėties negu tabletei. Šiaip iš principo man toks keistas dalykas, tai saldu. Bet siūlom ir pateikiam tai, kaip žinai, didžiausią, geriausią dalyką pasaulyje, bet pakartus, kiek ten sudedamosios dalies yra. Ir jeigu rinktis tarp
tabletės ir guminuko, geriau rinktis tabletę, nes ten yra daugiau. Nu, tai va toks man, žinai, tas reklaminis ir burbulas išpūstas, tai aš taip labai stengiuosi atsiriboti, man kartais užkliūna tikrai, kur tikrai, o gal geras, tikrai, bet... Ypatingai, žinai, kai reklamuoja dabar, žinai, kokiuose Instagramuose ir taip visas, o Dieve, kaip, jūs pasižiūrėkite į mano plaukus, iš principo, šiaip yra geri. Ir taip plaukai. Ir dar, žinai, aišku, žinai, verslas ten reklamuotas guminukus ar kažką ir tada galvoju, o Dieve, tai gal ir pas mane taip plaukai užaugti tik užpakalio, žinai. Šiaip tai tikrai kartais tu patikė, jeigu dažnai žiūri. Nors, va, kaip ir tu gerai sakai, kad, žinai, ir reikia būti skeptišku, nes aš esu visiškai tos nuomonės, kad prieš bet ką vartojant reikia pasidaryti tyrimus, ar tau to reikia. Tai čia yra, nu, must, žinai, nes vartoti, belė vartoti, tu gali savo tik pakenkti. Tai čia irgi 100% to pritariu, bet man tai apskritai šiaip labai įdomu, kaip ir aš kažkada minėjau, aš domiuosi irgi tais visais papildais, kas ką reiškia, ko reikia organizmui, kokio amžiaus, ten, tarkim, žinai, ten, nežinau, 25 metų nebesigamina jau tas mūsų kolagenas, tai kolageną. Aš irgi, kai buvau vatoj, ir hormonų tą visą bendrą tyrimą dariausi, atėjau susirašiusi klausimų milijonas, aš ten būčiau, žinok, 3 valandas prasidėjus, mes tiek prisidiskutavom. Nes tokių vat labai įdomių elementarių klausimų yra, kaip pavyzdžiui, ir ne, visos vartoja dabar tą kolageną, nelabai populiaru, tau ar ten 15 tikriausiai, ar 25 visos geria, nes visos geria, žinai. Nors nereikia jaunom, nereikia apskritai jokių papildų. Jeigu neturi problemų sveikatos. Iš viso nereikia, jeigu tyrimai nerodo. To, ko nereikia. Jo, spėsi dar, tai čia faktas. Ir aš atsimenu, paklausiu, kaip yra su kolagenu, žinai, ar jį reikia vartoti su pertraukom, be pertraukų, ar čia nuolatos, kaip yra. Nu tai faktas, jo, preliminariai, ten kiek 25 tas kolagenas jau pats tiek nepasigamina, bet kadangi kol dar yra pakankamai jaunas organizmas, toks kaip, tarkim, mūsų amžius ar ne, tai iki, gal sakyčiau, iki 35 kokių tikrai reikėtų su pertraukom jį vartoti, nes apripranti ir jis tiek nebeįsisavina. Tai, o vėliau jau realiai jo yra dar mažiau, tai reikėtų, jau gali ir nuolatos vartoti, ruošti tą organizmą, pavyzdžiui, nu, jau čia vėlesnėme amžiuje, pavyzdžiui, prieš menopauzę gerai būti užsibildinus, kad kai viskas bus down, žinai, kad tu nesubirėtum, žinai. Tai va, įdomu man, pavyzdžiui, dėl to paties kolageno arba dėl omega-3 vartojimo, žinai. Mes, kaip žinom, daug kur maistuose, omega-6 tai dažniausiai yra perteklius, o esmė yra to omega-3 ir omega-6 balansas. Ten 2 prie 1 kažkas tokio. Gal ir klystu, bijau su mano, pasitikrinkit. Bet esmės, kad tikrai turi būti balansas, žinai, tinkamas. Ir dėl to omega-3 vienas yra, žinai, ten, nežinau, žuvų taukai tenais vaistiniai už ten 3 eurus. Ir aš, kaip taip gali būti, žinai. Ir aš, pavyzdžiui, aš iš ten iHerb siunčiuosi piratas iš Amerikos šiandien. Aš pagaudau nuolaidas, aš užsilaikinu, pasidarau listus ir žiūrinėjau nuolaidas, žinai. Tai aš tokius omega-3, aš nežinau, ten didesnė bankutė, gal 8,9 ir 7,9 kainuoja. Nu, ta didesnė, tai va tokia, žinai. Ir aš irgi klausiau, žinai, gydytojas, kodėl? Tai pasirodo yra grynumas, nes dažniausiai žuvų taukuose yra gyvsidabrio. Tai tas išgryninimas ir pakelia šitą kainą. Kuo labiau išgrynina, jis tiesiog yra išgrynintas ir tose brangesniuose, dažniausiai geresniuose, nebūtinai pasižiūrėti, būtinai reikėtų sudėti. Tai žodžiu, tas gyvsidabrio išgryninimas, aišku, kaip turgi būna tik tais, žinai, marketingas, tai tiesiog yra išgryninimas gyvsidabrio. Tai va, aš to nežinojau, tai labai įdomu buvo. O šiaip tai, jo, aš tai domiuosi, bet vėlgi, kaip ir kalbėjom, kad aš darausi tyrimus, pasižiūriu, ko man trūksta, kadangi turiu mažą kraujystę, tai aš pas gydytoją einu bent jau tas vadinamas atsargas, feritiną išsitiriu kas pusmetį, tai vitaminą D plius minus, o tuos jau bendrus išsamius, kur priklauso poliklinikai, tai kas metus tu gali pasidaryti. Jo, tai labai gerai ir iš tikrųjų verta. Nors, pavyzdžiui, pas mane yra labai toks durnas dalykas, aš negaliu per daug vitamino B svartoti, nors pas mane jo, pavyzdžiui, trūkumas. Aš jeigu jį bandau pakelti, pas mane hormonas kitas įsijungia automatiškai ir pas mane išmeta odą dėmėm. Geras. Arba, pavyzdžiui, mikčėjimas mano pakyla. Nuo vitamino B perteklius? Wow, geras. Tai toksai labai turi išlaviruoti ir tada kažkur rasti tą viduriuką, kad ir savo nekenkt, bet savo ir padėti. Yes. Bet atėjęs pas gydytoją, kuris tas nežino, pirmą kartą mato, jam tai nėra skirtumo, jis tau suduos, kad tau reikia, trūksta, sugerk, bet man blogai, reikia sugerti. Nes trūksta. Tai gerai, kad tu save jau pažįsti, tai aš manau, kad tas laksimas dažnai nuo vieno pas kitą yra biškai blogai, reikėtų kažkaip pastengtis išlaikyti, kad tave pažinotų ir suprastų, tai kas su tavimi yra. Man dabar prisiminiau, aš nežinau, tik tokios mano mintis gal skaita, paskutinį kažkaip įsijungiu. Arba klauso, gal iš tikrųjų. Dabar tik nesimenu,
man pradėjo mesti video apie kažkokį tai hormoną vieną. Kad jeigu jo yra per daug, iš šito sunku keltis, tipo blong pilvas labai išsipūtęs. Yra kažkoks hormonas, kurį reikėtų išsitirti, nes jeigu jisai yra sutrikęs, tai taip ir būna. Ir aš taip savo pritaikiau, kad dabar irgi užsirašiau į kliniką hormonų tą. Nes čia yra hormonas. Ne, kitas. Aha. Ir pamiršau pavadinimą ir ant liežuvio galą bandžiau ieškoti, kad atras greit, nes buvau liktis išsisaugojus. Ir neatsimenu koks. Ir galvoju, taip specialiai dabar metą, žinai, kur atrodo, kad liktai žinotų, kad gal tikrai šnekėjau su kažkom, nesako, kad girdi, žinai, ten tie telefonai. Ir galvoju, dabar metą, tai kaip tik užsirašiau irgi į kliniką tą dėl hormonų tų visų išsitirimo, nes tikrai kažkas blogai yra. Dar nebuvai, dar nei? Ne, dar nesilės tik aš sulaukiau. Tai labai įdomu, ką pasakys, nes pati jaučiu ant savęs, kada kažkas ne taip, kaip turėtų būti. Tai labai įdomu, ką labai įdomu, nes aš tai sakau, ir sakau, pasiruošk, visus tų klausimus, kai kyla, aš, pavyzdžiui, būdavo eigoje, naucuose, žinai, o aš tai reikia paklausti, aš užsirašau, žinai, ir kaip pas ją nuėjau, aš turiu visą listą klausimų ir aš čia padiskutavau, man sakė visus mano klausimus, žinai, nes, kaip ir sakau, labai man įdomu, su pačiu kolageno vartojimu, žinai, ten buvo omega-3, tai dar kažkas, dar ten kažkokių klausimų, žinai, turėjau ir mes ten tada išdiskutavom tas visus hormonus, mano, nes sakau, tas fainai, kad jie pažiūri tavo organizmo visą visumą ir, pavyzdžiui, moteriai labai šiaip apskritai labai gerai yra išsitirti tuos hormonus pavasarį, man atrodo, rudenį, tai yra po žiemos. Nėra kažkaip, kad hormonus turi tirtis vienus ten prieš mėnesinės, kitas po mėnesinių, kad nebūtų, nes jie yra skirtingi. Yra ten kažkoks ar hormonas, kur turi išsitirti tenais per kelias valandas skirtumų. Yra tų niuansų, čia reikia paklausti, kaip čia yra, kaip jie ten mato, gal jie dar iš kitų rodiklių susižiūri, bet čia vienu metu, nes čia reikia tokį dar plus klausimyną, dar nežinau, tu atsakyti ant 100 klausimų klausimyną, kad ten nuo vaikystės visko, tada tu nueini tą kraują priduodi ir tada po kažkurio laiko jau ateini patį vizitą, jie būna gauni visus duomenis ir tada jau būna ta analizė. Tai va, tai labai fainai. Ir labai įdomu apie save jo pasižiūrėti ir, sakau, mano draugė irgi yra kažkada buvus, tai pas ją berods gal šitas antinkščių hormonas kortizolis. Kortizolis. Ai, kortizolis. Tai čia, jo. Ir man į metą ištisai dabar. Tai taip, kortizolis yra streso hormonas, tai va, netgi sako, būna, pas mane tai buvo viskas tvarkoja, bet, pavyzdžiui, man atsimenu, man pasakoja ir sako, pas tavęs tai ant tiek pakilęs, kad, sako, tu įsivaizduotum, tu visą laiką jautiesi taip, kad pas tave, kad tu jauti, tau atrodo, kad už tavo pėties laiką kažkas tau kvėpuoja, tu esi tokiam streso lygyje, žinai, kad tu įsivaizduotum, koks tavo streso lygis. Tai va, tai šitas labai svarbu, nes kortizolis vienas esminių dalykų ir jisai greuna visas ten mūsų organizme sienas ir daugiau nieko nes organizmas jau niekur kitur nebededa savo energijos, tik šitą sieną atstatyti. Tai dėl to ta kortizolį, tą stresą mums reikia ir išmokti, ta pati mūsų psichologinė, žinai, sveikata, kurią irgi labai svarbu prižiūrėti, nes viskas yra, taip susiję, va čia taip susiję, kad... Žinai, nemiga, kažkoks maisto nukrypimas, visur viskas geina vis tiek vieną. Absoliučiai. Aš tai kažkada, kai turėjau šitą nerimo sutrikimą, kažkaip, tada tuo metu dar taip kažkaip nesigilinau į tos visus sveikatos niuansų, žinai, ir aš atsimenu, nežinau, kas su manim vyksta, nes, va, kaip sakai, žinai, atsikelti iš lovos nebegaliu. Man, buvo toks stiprus tas nerimo sutrikimas ir aš atsimenu, kur naktį atsikeli. Ir, pavyzdžiui, mėto į šonus. Tu į sienom turi ramstytis, nes tau vestibuliarinis aparato yra sutrikimas. Ir tu nebesupranti, kas tam vyksta. Va, aš galvoju, kad, nežinau, gal čia man kokia liga, žinai, jau. Ir būdavo, atsimenu, sakau, rytais, aš nusileidžiu į apačią ir verkiu atsisėdu, žinai. Mindaugas sako, tai, tipo, žinai, nes aš toksai, aš pasidariau visus tyrimus, aš nežinau, man rodo viskas gerai, bet aš nužiau, aš negaliu iš lovos pakilti. Kažkas vyksta. Kažkas turi būti kažkur. Jo, ir tada jau su psichologė, aišku, ir vaistų tokius turėjau pavartoti. Ir tada, kai save pažinau, kai supratau, kodėl į vienus ir kitus dalykus mano organizmas reaguoja, man dabar yra kur kas lengviau identifikuoti šitos dalykus, va, kaip sakai, ta pati nemiga. Aš jau žinau, jeigu aš labai stipriai sustresuosiu, po kelių dienų, kai atsileisiu, jau kaip pradėsiu atsipalaiduoti, žinai, kaip būna, sako, kokios vestuvės, įtampa ir po vestuvių išeina visi herbiai, viskas. Tai lygiai tas pats su stresu. Tu sustresuoji, tuo metu įtampa ir tada jau kai pradedi atsipalaiduoti, išlenda visi, žinai, nemiga naktimis atsibundi. Jo, tas visas šitas, žinai, nesąmonės, tas tada jau blogai jautiesi, ten dar kažkas. Aš jau žinau visus simptomus savo, žinai, ir žinau, ir jeigu tik pajaučiu, arba jeigu jau taip jau nutinka tas stresas, aš žinau, kokios pasekmės bus. Tada aš jau žinau, kad aš nemiegosiu, aš nebedistresuoju. Bet lengviau, kai tu save
pažįsti, Faktas. tu turi savo tada atsakymus į klausimus, Taip. kas su tavim vyksta, Taip. žinai, bent jau minimalius arba kažkoks, nes kai tu nežinai iš vis, tai tada esi panikui. Va būtent, Tu tą norėjau ieškai, kas pasakyti. jas lygų, kabini visas lygas savo, viską. Tai tas labai... Man netgi buvo iki tiek, kad aš galvojau, kad man infarktas ir panikos ataka turėjo beveik 5 minučių, tokia visa drebulį buvau, bet kažkaip tas su psichologijos padėjau išsispręsti, bet jo, nes tu nežinai, kas vyksta ir kaip ir sakai, ir aš einu ir man jau tokie tik, kai prasidėjo, žinai, stresiniai, ir aš galvoju, lemą mintų, čia gal nebus toks nors ten insultas, aš jau iki tiek prisigalvoju, nes tu nežinai, kas vyksta. Man jau buvo beveik panikos atakos ir tada jau, kai žinau, kai jau tada sutvarkiau ir sakau, dabar jau, aš jau jaučiu, kad pulsas užkyla, žinai, kokia stresinė situacija, arba jaučiu, kad kažkas jau kvėpuoja, žinai, ir aš sakiau, Milda. Tu puikiai žinai, kas tai vyksta. Ir tai, žinok, su savim pasikalbu. Ir tada man, aš toksai pakvepuoju ir man praeina, nes aš jau žinau, kas tai yra, žinai. Tai tas, ne tik, kad fizinė kūno sveikata, bet ir psichologinė. Žiauriai svarbu. Aš irgi su savimi mėgstu šnekės ir analizuoti, kodėl tai buvo. Kodėl čia taip galvojau, kodėl anaip galvojau, kodėl savo primečiau tai, ką neturėjau primesti, ten perėmiau kažko, žinai, kokią, žinai, nuotaiką ar dar kažką. Ir tada kažkaip labai nuraminis save vien to bendravimu. Tokia, žinai, kad, okei, tai aš dar mąstanti, viskas čia gerai, tada vadinasi. Tada šitoj vietoj. Okay. Nes taip, kaip su užprogramuosi savo smegenis, taip ir bus. Jeigu tu tai atsikelsi kiekvieną rytą su šypsena ir sakys, kokia aš nuostabi ir kokia bus gera diena. Aišku, nėra lengva tai daryti. Nėra lengva. Nėra lengva. Bet jeigu atsikelsi piktai ir bandysi išspausti iš savęs kažką. Tai bent jau pažvengsi po to, žinai, jeigu veidrodį atsistosi, žinai, neturiu nuotaikos, kokia aš nuostabi. Man kaip juokinga, kaip juokinga, tai žinai, visi tik tokai, nesvarbu, reelsai, mano diena, rytas. Ir aš galvoju, eikit jūs šikti visos, jūs tikrai taip neatrodo, nes aš atsikeliu tokia viena akis nuo prisispūdimo, kita akis gal tai, žinai, čia kur nors nusibausta, pižama persisukus 5 kartus. Klasika. Ir tikrai nesiražau šitaip, nieks šitaip nesiražau šitą atsikėlę, nes dažniausiai pašokį nuo žadintuvo, arba nuo išjungimo 5 kartą žadintuvą, arba tada tu niekur nesikėlė ir atsibundi, kada nori, tada galbūt. Kiekvieną mielą dieną. Tada galbūt gražiai ir atrodo, kai jau atsikeli, bet tokia prabanga turi ne visi. Atsikelt, kada nori. Dirba tik tie, kas neturi pinigų. Ta linksma gaida. Eikime į mūsų rubriką su svečiu, nes turi linksmą svečią. Galėtų to. Bet jūs rimtai, jūs viską filmuokit, nes čia jūsų yra... Operatorius filmuoja. Va, vyksta šou biznis. Va taip, mes neturime geresnių patalpų pinigų tiesiog. Svečias atėjo Lukas. Labai smagu, kad taip nori, įlipai per tą langą. Ačiū, kad norėjai. Tai va, tas paukštis. Dalbajobai. Nu, kas gali keltis. Jo, kas gali ryštis keltis 5 valandą ryto. Kaip Mindaugas, kur 15 metų 5 valandą kėlėsi. Dalbajobas. Kol nesutiko manęs. Kiek metų? 15, man atrodo. Bet kaip Mindė pasikeitė, kai... Viso keltis taip anksti? Jo. Geresnis žmogum patapo? Taip, nes jis buvo siubing... Geriau kavą. Matosi. Mama! Aš atėjau šičia daryti. Tai va, tai jo, jisai, nu, bet aš pavyzdžiui, nežinau, man kažkada tai buvo, bet kažkada buvo reikalas, kad aš galvojau, kad, aš gal visai norėčiau ryto laidą. Ir man tarp kitko siūlė ryto laidą vesti. Kur, kokiam? M1. M1 irgi? Taip. Kada čia, žinai, prieš 5 metus? Tada, kai Mindaugas išėjo. Ai, ne? Aha, man atrodo, po Mindaugo sako, tai mes tada... Reikės stipraus žmogaus pakeisti. Jo, ir po to... O po to kažkaip galvoja, nereikia tų stiprių žmonių, padarysim šitos. Naujas būra. Bet aš daug dalykų esu norėjęs daryti. Aš norėjau padavėjų, paštininkų. Esi buvęs padavėjų? Aš esu buvęs padavėjų. Nu. Bet aš dabar pagalvoju, kokį aš daug planų B. Aš labai dažnai pagalvoju apie padavėjus, kai būnu, užsienį kažkur, nes Lietuvoje gal nėra taip įprasta, kad vyresni padavėjai, net dažniausiai, jaunimas būna. Tai užsienyje, kai būna tokia solidaus amžiaus vyrukai, aptarnauja, žinai, o tai galvoji, šiaip Lietuvoje tu sakytum, bėdžiu, žinai, neturėjau ką daugiau daryti šie padavėjus. O ten man kažkaip fainai, o kodėl ne iš tikrųjų? Yra žiauriai daug gerų padavėjų vyresnio amžiaus, dėl to, kad aš dirbu privačiose renginiuose, tai būtent su užsakomaisiais labai daug fainų yra
žiauriai fainų padavėjų, taip pat tokie vyresnio amžiaus yra, kurie mes su jais ten jau nu dėl to, kad mes vis tiek Jie ir samdomi, ir jie per renginius turiuomenį. Bet jau tokios, jau profai. Iš restoranų. Vis jo, iš restoranų tokių. Jo. Tai tu, dėl to, kad vis tiek mes su jais susitinkame keletą kartų per metus mažiausiai, tai jau mes su jais pažįstame, sveiki kolegos, kažką tai. Tai aš turėdavau netgi kažkada tai bairį dėl to, kad jau tose prašmatnėse renginiuose tai būna visi su smokingais, su varlytėm. Aha. Tai aš turėdavau netgi tokį bairį, kur sakydavau, o dabar mano kolegos pingvinai jums patieks vakarienę. Rimtai, ir buvo vienas supykęs. Tai pingvinai, ne, sakau, pažiūrėkite mane, aš irgi pingvinai. Bet tik tai tada, kai aš susmokinau. Okay. Aš galiu sau leisti, dėl to, kad sakau, mes visi kolegos. Pingvinai. Bet šiaip jo, ryto laidos yra siaubingos. Ne, ir šiaip pradėkime nuo to, kad tu neturėtum ten kaip nuvažiuoti, man atrodo. Aš turėčiau kaip nuvažiuoti. Bet tu nevairuoji mašinos vis dar, ne, aš ir link to linkiu. Dar to betrūko. Tai tu vis dar, nes kažkada buvo tarp jūsų susitarimas, aš atsimenu jį. Jis dar yra, kad jis kažkada vairuos. Nu. Bet kaip aš iš jo suprantu, tai jis neturi tokio dar vis Tai kažkada. sprendimo. Žiūrėkit, aš dėl to ir nevedu ryto laidos. Pasakyk, visiems, kur yra ta paslaptis. Kodėl? Visas mano priežastys, kodėl aš nevairuoju, aš jų negaliu įvardinti dėl to, kad jos skamba fantastiškai, arogantiškai. Okay. Čia bus kaip tais pingvinai, žinai, nes jeigu yra kas vairuoja, tai gal vairuoja ir mane vežioja, gal aš turėčiau. Prašom. Nu, prašau, okei. Važiuojam toliau. Ne pono valia. Telefonų. Yra tiesos, okei. Nu, čia yra ilga tema, jo, man labai būtų įdomu. Nu, man visų pirma, aš nejaukiai jaučiuosi prie vairo. Man nepatogu. Bet tu esi bandęs. Tai žinoma. Jisai moka vairuoti, jisai atsisėda, jisai moka elgtis su mašina, jisai gali važiuoti. Aš tik moku vairuoti. Ką tokį? Aš tik moku vairuoti. Nu, mechaninę pavarų dėžę aš moku vairuoti. Man nėra problemas, aš galiu ant estakados užvažiuoti. Okay. Nu, vat man nepatinka. Tai išlaikytum iš pirmo karto? Man nepatinka. Aš nežinau, ar aš išlaikyčiau iš pirmo karto. Man tiesiog nepatinka. Aš nenoriu. Man yra svetimybė. Ir man, pavyzdžiui, bet taip, man ir būna žmonių, kurie, nu tai kaip tu čia. Aha, aš tik ir jie priema labai asmeniškai, tipo, kaip tu drįsti nevairuoti. Kaip tu drįsti. Bet aš daug dalykų nedarau, kuriuos daro normalūs žmonės. Aš nebaigiau aukštojo mokslo. Kaip tu drįsti nebūti Nu, vat, ne. Kaip drįsti, bet to išsilavinimo mūsų, žinai, spektaklius tai rodyti, žinai, atrodo, tai privalai. Nu, tai va, tai kažkaip tai priedą, man atrodo, kad vairuotojo pažymėjimas nėra kažkoksai tai labai smarkiai. Jis yra vertingas dėl komforto, bet yra būdų tą komfortą susikurti ir kitais būdais, ne vien tik tai vairuojant. Galima komfortiškai jaustis ir kai kitas koks nors žmogus vairuoja. Bet momentas yra, kad nu, tipo, aš dėl to, kad esu didelis mėgėjas ir farų, ir įvairių ten kitų laidų, tai nėra intelekto išraiška vairuotojo pažymėjimas. Tiesą pasakius, labai dažnu atveju, tai kaip tik reiškia, kad tau nereikia turėti triženklio intelekto koeficiento, kad tu galėtum šį išsilavinimą pasiekti. Tai šitoje vietoje, kiekvienas dalbajobas gali išsilaikyti ir beje, mes turime puikių pavyzdžių, kad kiekvienas dalbajobas ir išsilaiko vairuotojo pažymėjimą. Sudėtinga. Taip, ir man, tiesiog, o kodėl, man nereikia. Jeigu gali sau leisti nevairuoti, tai tada rokiai viskas, žinai. Jeigu tau patogu, gali sau leisti why not. Ne, aš tai asmeniškai tikrai nepriemu ir tikrai nesmerkiu, tai žinai, kaip ir sakai, iš tos komforto pusės atrodo, nežinau vaikus. Bet čia atrodo mum, kai mes vairuojam iš komforto pusės, kai tu nevairuoji, pas tave nėra to tokio, kad mašinų. Bet pavyzdžiui, dažnai, kas man būtų, gal man nepatiktų dar tai, kad jeigu mes, aišku, ir taksi dabar šiais laikais, tai vėlgi ta problema išsisprendžia, žinai, kažkur važiuoji, sakai, aš laik turiu vairuoti. Tiesiog įsivaizduok, kad tu visą laiką girta. Okay. Tu turi vairuotojo pažymėjimą, bet tu visą laiką įpysus. Okay. Tai va čia yra mano gyvenimas. Ir aš neatskleisiu, ar aš visą laiką esu įpysęs ar ne, bet galimai esu. Tai dar nėra prasmės, tam teisėm viską supratau. Bet žinau, labai faina gyventi. Aš vairuočiau, aš mielai. Net aš vairuoju. Noriu, duok, ką pavairuoju. Duok, aš tu parodysiu. O, kalakutai. Grinai taip ir vairuoja žmonės. Su kumstėmis ant vairo viskas. Vairuoju.
Bet mokytai jis ir apie šitą, kaip ir sakei, ne automatinę pavarų dėžę, mechaninę. Ne? Jos, tik. Nesumačius, tai negaliu patvirtinti. Ne? Taip. Ir kai važiuoji į estakadą, gali su rankiniu, O kada tu bet gali ir su sankaba. Tau nebūtina. Geriau, o tu gal tiesiog tai žinai, kaip perskaitęs kažkur, nes kada tu galėjai paskutinį kartą sėdėti mašinoje, kuri turi mechaninę pavarų dėžę? Tada, kai aš lankiau kursus. Tai tu vis laikai kursų. Aš lankiau kursus. Bet tu buvai tik teorijoje. Ne, aš vairavimo kažkada... Čia, kai mes gyvenam Kalvarijų gatvėje? Ne, čia prieš labai seniai. Bet kažkuriuo tai metu, juk galima buvo vairuoti be teorijos egzamino. Ta prasme, būdavo paraleliai. Nereikėdavo? Ne, buvo laikas, kai galima buvo tiesiog sėsti į automobilį ir važiuoti absoliučiai neišmanant jokių taisyklių. O tai nebūdavo... 74 metais, prisimenu, dar buvo Brežnevas valdžioje. Tikrai, jau tu tai atsimeni 74 Prie Brežnevo buvo kaip tik kadencija, trečioji. Grinai, va taip ir buvo. Bet klausyk, tu galėjai gatvį išvažiuoti tik tokiu atveju, jeigu tu išsilaikai mokyklinį. Čia dabar taip yra. Anksčiau taip nebuvo pasirodo. Galėdavai daryti, ką tik tai nori. Buvo paprastesni laikai. Tai nebūdavo kamerų. Galima buvo pasakoti, buvo laikai, aš jums papasakosiu. Buvo laikai, kai galima buvo vairuoti automobilį be mokyklinio egzamino. Bet galima buvo viešai pasakoti anekdotus apie žydus, juodaodžius, azijiečius. Nieks nesmerkia. Akei, supratau. Šituos. Tuos visus. Aš taip laik darau. Tada buvo laikas, kai tų dar iš viso nebuvo. Visi jo, savo... buvo laikai, kai nebuvo. Tai va buvo laikai. Geri buvo laikai, daugiau laisvų turėjome mes, balti vyrai. Dabar prisigalvojo, va. Sėdi, jau dabar sėdi, va, net podcastus, savo ką nori. Ir moterys turi teisės, kur yra podcastus? Moterų, mano laikais, moterys turėjo teisę vesti žinias, sveikinimų koncertą. Ir vaikus į darželį. Vaikai į darželį. Ne, nieko nesakau. Buvo ir tų viršininkių ir visko. Tavo laikais jau buvo viršininkių. Bet visos lesbienės. Viskas, cancel. Aš atėjau čia tam, kad nukancelintų, kad save nusikancelinčiau, kad jūsų laidą nukancelinčiau, kad pagaliau grįžtų į šeimą. Nes šiaip tai žinok... Atsibodo, kad pinigų nebeprašau. Namuose nebūnu, vaiko neprižiūriu, jam paslaugopedą vežioti reikia. Jo, teisingai dabargi vaiko priežiūra tau didžioji dalis atitė. Nu, kaip didžioji dalis. Visa. Šiandien netgi visa. Nėra, kad labai patenkintas būtum, kaip matau. Nejaugi. Nes šiaip tai žinok, moterys labai norėjo pamatyti, aš nežinau, tai aš įtariu, kad Gretos auditorija moterys. Ir tu kaip paklausai dėl svečio, tai tu buvai vienas norimiausių. Ja. Ir labai norėjo pamatyti tave moteriškam amplua. Ar tu tapsi, intriga, ar tu tapsi švelnesnis, minkštesnis, ar tu norėsi nucancelinti, va kaip dabar sakė, mūsų podcastą paaiškėjo. Jo, žiūrėkit, aš šiaip į tokius, su visą pagarbą menkus podcastus aš šiaip nevaikštau, bet neatskleisiu kuri, bet viena iš jūsų vedėjų su manim permėgojo ir aš atėjau. Ir buvau priversta, ne, visiškai savo norų, žinai. Aš neatskleisiu kuri, paliksiu čia intrigą, bet... Mindaugėliui intrigą paliksiu. Bet galiu pasakyti, kad jos šiandien čia nėra. Ji ką tik pagimdė. Rimtai. Tiara. Tai man atrodo, eikime per tų kartelių klausimų, žinai. Šiaip žiūrėkit, man tik tai labai įdomu. O kasgi čia per puikus papuošalai? Gerai, ir dažnai. Gerai, kad paklausai, Justinai. Ačiū, kad domiesi. Kiek žinau, jūs neužilgo tuoksitės, ar ne? Taip, yra numatyta tokia data. Tačiau, kaipgi mes tuoksimės, jeigu dar neturime žiedų? O ne, kas tai? Ar koks sutapimas? Bet palaukit, skambinkite dabar. Ir dovanų gausite stilingą dėžutę. Factory by Ribas tarptautiniu mastu pripažinti aukščiausios klasės ekspertai. Matosi, kaip mūsų būsimi jaunavedžiai matuojasi inirtingai tuos žiedus. Factory by Ribas įkūrė gemologiją sertifikuotą deimantų vertintoją vienintelė Baltijos šalyse Izraelio deimantų biržos narė Dana Ribas.
Būtent ši narystė klientams užtikrina geriausią kainos ir kokybės santykį. Factory by Ribas deimantai yra etiški, tai kaip minėjau, Dana Ribas yra Izraelio deimantų biržos narė. Factory by Ribas juvelyrikoje naudojami deimantai yra iš Izraelio deimantų biržos. Factory by Ribas juvelyrikoje naudojami deimantai yra iš Izraelio deimantų biržos. Izraelio deimantų pramonė garantuoja, kad visi deimantai yra 100% natūralūs ir dalyvauja Kimberley procese. Kimberley procesas yra tarptautinė sertifikavimo sistema reguliuojanti prekybą neblarotais deimantais. Beje, mitas, kad deimantai yra tik turtingų žmonių išmislas, Factory by Ribas galima rasti deimantų netgi nuo 55 eurų. Labai fainų. Dideli deimantai yra turtingų žmonių išmislas. O deimantų šiaip galime turėti visi. Deimantų galima turėti. Galima turėti jo visi. Tai. Šitas žiūrėkusiai. Čia taip pat tokie vat, su mažulyčiais šitais. Ir šitas taip pat neturėtų būti labai tenais fantastiškai brangus. Kodėl? Jis visas iš deimantų. Jo, jisai visas iš deimantų yra, bet tie deimantai yra taip pat, čia po 0,2 karato. Tai taip pat tai šitas, gal ir brangu. O aš manau, tas žiedas buvo, tai irgi va toksai va deimantinis, bet aš tą arką tik vieną. Tai žinai, kur čia viduje tai nesimato, o jisai visas iš priekio atrodo kaip visas deimantinis. Ir kažkaip patogumą buvo. Šiaip geras. Šiaip gražiai atrodo, jis man patiko. Aš jau turiu vestuvį. Ai, turi išsirinkusi jau, ne? Nusipirkus. Ai, ir nusipirkusi? Geras. O Justinas dar ne? Aš galvoju vietoj žiedo dėtis į nosį auskarą. Arba ištatuiruoti, žinai, juodai kaip būna. Tai dar nežinau, ar dėtis per kampą. Arba, ar čia per šnervę? Ar per vidurį karvinti. Aš tai manau per Arba gal tunelį kalti. Klausyk, o beje, kalbant apie jūsų vestuvės, žinau, Greta tai sakė, kad viskas yra suorganizuota, o ar tu ką nors apie tai žinai? Ir tu žinai, kur tu bus tavo vestuvės? Žinau. Mes darysim ką? Mes darysim... Nieko. Aš tiesiog Aš jį pasamdžiau kaip vedėją, bet studentam tiesiog Tai mane reikės. užbukino kaip vedėja ir aš ateisiu ir bus. Tau kalendorių išmetė, kaip kad tu vesi vestuvės. Taip, kad bus vestuvės. Ir pasakys tau dress kodą, kad tą pingviną apsirengtum, žinai, iš karto, o jau kai ateisi... Taip. Bus visiems, žinai, kaip būna svečiam padaro jau staigmeną, tai lygiai taip pat Aš jį ir tau bus. nuvešiu į darbą. 4 valandą būk Grandviloj. Taip, o 12 valandą to ir toj bažnyčiai teks į ten pabūti. Šiaip žiauriai keista yra, kad bus mano vestuvės. Aha, man irgi keista šiaip Nes, bus tavo vestuvės. aš žinai, tipo, tie, kurie gamina dešrelės, dažniausiai jų nevalgo. Tai, nes žino, kas į jas įeina. Tai man bus labai keista būti vestuvėse, kur... Čia dabar mano. Ir taip, žinai, neišstot, nepasakyt būti svečiai, o ne vedėjai. Jo. Nepult visiems, žinai, vadovauti, ką daryti, žinai. Ne, man atrodo, mes dėl vedėjo tikrai neprašovėm, nes abudu broliai cinkučiai yra puikus, bet... Na, nepakals, ar jau išsirinkot, panašu, kad išsirinkot. Panašu, kad išsirinkom. Ta, kur be balso. Kuris be balso? Nes vienas iš jų yra... Nes vienas stambesnis, kitas be balso. Aš nežinau, jokių brolių Aš cinkučių. cinkučių kalba. Čia kaip papinigis. Papinigis. Kažkas tai moka taisyklingai kirčiuoti papinigio. Taip, nėra papinigis jisai. Jisai yra papinigis, bet bent jau ne papinigis. Tai, žinau, Aš prisimenu dėl to, kad jeigu papinigis, dėl to, kad aš prisimenu kirčio vietą, dėl to, kad kai išskirstai į du žodžius, ir aš negaliu sakyti, kaip juos išskirstai. Tai manau labai aišku. bet aš tai prisimenu. Geras, matai, aš net nežinau to išskirstimo ir pasakiau ir iš karto kaliai. Ne, neteisingai, bet bent jau ne papinigis. Nu, bent jau ne papinigis, jo, bet aš atsimenu, aš turėjau su juo beje incidentą, senais laikais, kai dar buvo, žinai, kas, buvo tas klubas Absento fėjos. Kas jumis tai senais laikais? Nu, kažkaip. Tu irgi dar jaunesnės. Tai irgi 4 metų. Atvirai, kaip ir Justinas. Ir aš atsimenu Absento fėjose, mes ten baliavojom, tūsinom, aišku, kažką gurkšnojom. Ir aš atsimenu, buvo papinigis. Ir jisai buvo ant to paties stalo pasidėjęs savo gėrimą ir aš bešokdama, ar ten kažką staipydamas, nežinau, sulkūnę numečiau tą kokteilį. Kaip jis pasiuto, atėjo prie pas mane, kad aš čia turėjom nupirtą kokteilį, aš tai pasimetus, bet ačiū Dievui turėjau draugų, kurie tuo metu atstovėjo ir pasakė, jis pats ir nusipirksi. Aš labai atsiprašau už tą nefainą incidentą. O tu sakėjom, kad aš nepirksiu tau kokteilio, ką tu nematai, kad aš graži?
Šiaip tais. Yra visiškai ruthless. Gražios moteris klubuose yra absoliučiai vicious, brutal. Tai yra siaubinga. Yra. Ypač jaunos gražios moteris. Yra siaubinga, ką mes su jom esame padarę. Bet arba ką jos padarė yra su jumis. Mes vyrai esame su jom padarę, dėl to, kad mes, žinai, tipo, norime labai prigrūsti jas bibių ir labai norime ir dėl to labai duodame joms, tipo, duodame joms dėmesį, komplimentus, tipo, tu daryk, ką nori. Ir jos iš tiesų gali daryti, tipo, nes jos žino, kad jos turi prieimą prie ten to dalyko, kurio jums. Kaip būdavo, kad netgi eina į klubą be pinigų, nežino vis tiek, kad ir bus pagirdytas ir pavaldintas. Kuo mažesnis biudžetas, tuo gilesnė iškirptė. Aš turėdavau 5 litų savaitgalį, aš atsimenu, tai sekmadienį aš dar turėjau, man likdavo iš 5 litų. Pratusina visą savaitgalį, klubelį. Dar parsineždavai 400 litų. Ir dar į pliusą išeidavau, žinai. Ne, taip tai nebuvo. Bet man tų 5 litų likdavo. Bet žinai, kad yra moterų, kurios, tipo, turėjau, bet žiūrėk, aš pati nesuprantu, kaip čia gavosi. Turėjau 30 eurų savaitgalį. Po savaitgalio turiu 640 eurų. Kaip čia gavosi? Iš kur tie pinigai? Nu, lyg buvom su kažkokiu tai... Ir tausinau. Išėjau ir visą naktį. Ir į tualetus vaikščiojau ir viską, ir dar uždirbau. Jo. Tai šiaip tai, žinok, yra tas momentas. Aš atsimenu, aš tai iš krypčių nesinešiojau tų sakių, nes nelabai čia turėjau ką parodyti. Bet žinok, neneiksiu. Mokėjau. Dirbu štai vietą. Dirbu, bet tiesiog pajutau, kad galima tuo pasinaudoti savo moteriškų žavesių. Ir jo, bet čia, žinai, vėlgi, man labai patiko, kai kažkurio tai milijonieriaus paklausė, kuris jau apsiženėjo, nes su kažkokia tai 20 metė, ar tenais. Ir sako, bet tu žinai, kad jinai su tavim dėl tavo pinigų. Ir sako, jo, bet čia mano pinigai. No. Tai koks skirtumas? Tipo, čia dalis manęs. Tipo, čia mano pinigai yra, tipo, čia aš, va. Tai lygiai taip pat, man atrodo, kad čia yra rinkos ekonomika geriausiai savo formai. Bet tiesiog aš sakau, kad gražios, jaunos mergos yra didžiausios pyzdos, kokias tu gali gyvenime sutikti. Aš ir jinai gali vapalioti, ką nori. Tipas, ir tada aš, žinai, galvoju, kad tie medžiai, žinai, ar aš dabar galvoju, ar tie medžiai yra, tipo, čia, ar fainai man, žinai, ar ne. Ir yra dalbajobų, kurie nori joms prigrūsti, tipo, dalykų, kurie sėdės bet eik tu savo, kokie tu subrendus, ne pagal savo. Jo, tarsi, nes jo, ir manau, aš, pavyzdžiui, su bendrausis net neturiu apie ką kalbėti. Dėl to, čia tiesiog, ir aš net nežinau, ar aš noriu lietuvą, dėl to, kad jie tarsi visi dobai jobai, ir jie subrenda, ir aš tiesiog žiūrė, palauk dar ne. Ir tai, vat, klubai man dėl to, aš neprisimenu, kada paskutinį kartą klube buvau. Ne, klubus tai nėra, aš nebevaikščiu, bet aš kalbu apie tą jauną etapą studentavimo, kur tada tu vaikščiai barus, klubus, tūsindavai. Tada tie visi disko, žinai. Disko 311, aš atsimenu. Disko 311, kur buvo Disko 311? Vilniaus gatvė, ten to, Vilniaus sankryža su... Vilniaus su... Būda. Totoriai tenai? Nežinau, ne Totoriai, ten kita. Būda Disko 311, nes daug kas jo. Panteros dar būdavo mano laikais, kur jau šitas, kur aš eidavau dar. Panterose rinkdavosi Panteros. Panteros rinkdavosi, vis taip būdavo jam. Ir tenais būdavo, aš prisimenu, kad kai ateini ir tenais jau yra tie staliukai ir sėdi turčiai. Jo. Prisisodinę panterų. Taip, būtent. Prisisodina tų jau lepardovicų. Taip, dėl to, kad jie į madą jau toj grįžinčiais gepardų raštais. Jau grįžusiais. Ir žiūrit, ir tipo, ir jau... Ir jau žvejoja, bet iš tikrųjų taip ir buvo. Nors niekada nesu buvus, vieną kartą tik esu Eksite, pavyzdžiui, buvus, nes tai Kaune buvo, bet aš atsimenu, kažkaip Kaune iš vis nesu buvus, o Vilnių vieną kartą nuėjau. Aš Palangoje Eksite esu buvęs. Aš buvau Palangoje Eksite viena. Jis dar veikia? Taip. Jau pasižiūrėjau, kas vyksta ir šiau. Pažiūrėjai, kaip jaunatviškai visi. Taip, aš nuėjau pasiėmiau kokteilį, pažiūrėjau, kaip jaunatviškai pasivaikščiau pirmam aukštį, antram aukštį ir šiau. Va toks mano tūsas yra klubuose. Šiaip yra momentas, mes ir kažkas draugais buvo atvažiavę į svečius ir mes prasėjom pro miestą, pro klubelius, pro visas ten sanatorijas, kas čia dar yra Vilniaus gali, ten kažkokie ten tie klubeliai. Mano materialistė. Jo, pro visus šituos ir
grįžom namo paryčiais ir nusprendėm, kad nieko nepraradom, kad jos neinam. Nu kažkaip nebe. Aš prisimenu, kai man buvo 20 metų, nu, ten, 18-22. Ir aš prisimenu, kad man liūdnai atrodė tie savo jaunystės šipulius bandantis klijuoti, tipo, šitie, kur, tipo, taigi, gal nori mano suglebusios odos. Nu taip. Jo, bet tu Ir dėl to man, pavyzdžiui, man viskas tvarko yra, bet aš jau, nu ką aš ten. Taip, taip, jo. Nu ką tu. Ir ne tai, kad man ten įdomu, aš visą laiką būtinio alkoholizmo esu šalininkas, man patinka prie stalo, su lašinėliais, su čerkelė. Taip, už tai mes už Pats geriausias. Daina. taurelę, kokį Kažkokia jo. 2 donatų linksma. Jau suprantu, kad pas jūs vestuvėse gros. 2 donatai, taip. Mes vieną donatą imsime originalui, Kitas dainuos. o kitą imsime Palmyrą ir tipo kviesime. Ir Palmyrą. Taip. Palmyrą imsime, nes vienas pasikorė. Tai mes imsime vieną tipo galimai. Tariamai. Tarim, nežinau. Aš nežinau. Tai va, ir tipo, imsime Palmyrą, kad jį iškviestų, kad būtų... Čia bus pramoga duetas. dvigubas. Bet čia ta, nu kaip, astrologija. Magijos šou. Žinai, aš pats irgi pasakojau Taip, tą taip, taip. blogą patirtį su Palmyra, kai man jinai pasakė, kad jeigu aš būsiu su tuo metu bernu, kurio draugavau, aš sakė, numirsiu. Numirs, nu. Ir man sako, bet taip Geras. literaliai, net įsukai mane, nu gerai. 10-20 metų, bet tu norėsi gyventi. Ir aš sėdžiu 20 kelių Ir metų, nepaliko pana, dabučio. žinok, aš Nice. išėjau, aš verkiu pasikūkčydama, aš nesupratau, ta prasme. Nes sakė, jūs antiek nesuderinami, yra toks juodas mėnulis, kad sako, nu aš jau matau, jau esu turėjęs tokių porų, būna vėžių susirga, nu jie netinka vienas kitam, aš matau jau, kai ateina pas mane, žinai, ir aš sėdžiu ir negaliu patikėti, kad jinai man sako, kad aš Tai numirsiu. jinai tiesiog yra įtaigos meistrė puikiai. Nu, tai, Jo, nu, jo. tai Tai jis dar galėtų jaunas galėtų vaikus. pasakyti, nu. Šiaip aš esu, dėl to, kad mano biznyje yra pasitaikę momentų, kur aš rašydavau, pavyzdžiui, nu, vat, kad aš pradėjau to domėtis. Tai pradėjau domėtis tuo tada, kai man reikėjo rašyti realybės šou. Mane Kuo domėtis? Domėtis būtent, nu, Astrologija? visa ezoterika, Okay, iš ten visa tom astrologija, visa... Ir kada aš pradėjau to domėtis, būrimais, tai tada, kai man reikėjo rašyti realybės šou, o tenais realybės šou, nu kaip vyksta realybės šou? Realybės šou niekas, tenais yra visiška realybė ir visi elgesi taip, kaip jiems norisi. Taip. Kaip jiems norisi, turi nuspręsti scenaristas. Tai tu turi priversti juos norėti dalykų, kurie tau yra geri eteriui. Okay. Ir tada vat, būtent tu domiesi psichologinė manipulacija, tai yra kitas būrimo pavadinimas, tas mažiau populiarus Mažiau būrimo. viešinamas. Taip, ir aš tada pradėjau domėtis, kaip manipuliuoti, pradėjau nuo psichologijos manipulacijos, psichologinė manipulacija padariems piliečiams yra tokia knyga, labai geras paražymoklis, nes būtent kalbama apie tai, kokius eksperimentus darė psichiatrai, psichologai, sociologai, įdant sumanipuliuotų žmonės daryti kažką. Okay. Nu taip, tenais pavyzdžiui. Bet čia true story ta knyga, nes aš atsiprašau, aš nežinau, pradedu- daug kartų juokauju. Aš šiek tiek pradedu pergyventi dėl savęs dabar, klausydama šitą, nes aš kažkaip buvau praleidus mano šitą. Aš galvoju, ar tu Nes žinai šitus dalykus. aš žinau pasakojimą apie tai, kad jisai darė šitą realybės šou, bet apie šitą įtaigos Ir meną ne vieną. jisai praleido. Kažkaip, man Tai va. atrodo. Nu. Nu ir žodžiu. Ir tada pradedi domėtis, nes ir žmonės pakankamai lengvai galima įmanipuliuoti, daryti tam tikrus dalykus. Ir man būrėjai labai įdomu yra, pavyzdžiui, aš su vienu būrėjui susitikau dėl to, kad juos samdo kartais renginiams. Aha. Ir vasaros renginyje yra labai faina. Yra būrėjas, tu nueini pasietinais, grįžtam. jisai tau išvaražė tavo ateitį, fantastika. Bet dėl to, kad mes su juo esame kolegos, aš visiškai absoliučiai, aš dabar jau esu savo zen laikotarpyje, kur man nėra, man kas ką daro, visi cool, tvarkoj. Priedo, jeigu mes esame renginyje, mes esame kolegos, man absoliučiai nesvarbu, ar aš tikiu tuo, kuo tu tiki, ar ne, mes esame kolegos, mes dirbame. Bet man buvo labai įdomu, dėl to, kad aš susitikau jau tą būrėją ir man įdomu, kaip jisai veikia ir jisai man rodo dalykus, žinoma, visi dalykai, kuriuos jisai sako, nu visų pirma, tai yra spėjimo lygmenyje. Man irgi taip Viskas. atrodo, taip. Priedo yra toksai dalykas kaip cold reading, kur tu pagal žmogaus reakcijas į tam tikrą tavo pasakytą dalyką, tu gali nuspręsti jo kažkokios tai istorijos išeigą. Tai tenais, pavyzdžiui, kaip daro
kaip daro, netgi buvo laida Amerikos televizijoje, kur tenais bičias Cold Readeris, koks jo vardas buvo, South Parko serija apie jį yra. Nu, žodžiu, kuris atinės, pavyzdžiui, aš girdžiu, susidina publiką ir sako, aš girdžiu Džoną, ar yra Džonas kalba su manim ir kažkas, tai, mano dėdė Džonas. Tai tenais, jisai mirė, taip, jisai mirė. Nu, ir žodžiu, ir tu taip įmanipuliuoji žmogų į dalykus. Tai, žodžiu, ir aš pradėjau jo klausinėti dalykų, tai galbūt čia parodysite, ir jisai man rodo savo dalykus. Ir svarbiausia yra visiškai atvirai jį priimti į save tokį, koks jis yra, ir sakyti taip, būtent taip. Ir tada kažkurioje tai vietoje jisai sako, ir jisai kažkurioje tai vietoje mato, kad aš priimu viską, ką jisai man duoda, aš valgau kiekvieną jo. Jisai patikė, kad tu tikrai tiki juo. Jisai mane maitina iš rankos ir aš jo tikiu, ir aš jo iš tiesų tikiu. Nu, man tikrai labai įdomu, kuo jisai užsiema, dėl to, kad jisai yra mano kolega, irgi stand-up comedy atstovas. Ir jisai man maitina dalykus ir aš imu. Ir kažkurioje tai vietoje jisai sako, tarp kitko, kai Danijoje legalizavo pedofiliją, aš sakau, o kaip čia tai legalizavo? Nes jam jau nebuvo, jisai godumas pražudė Romą. Jisai būtų likęs prie savo burtų, mes būtumėm neturėję problemos. Kažkurioje tai vietoje jisai mato, kad aš tikiu visko, ką jisai sako, taigi Danijai. Sakau, Danijai? Ar tai Kanadai? Sakau, tai reiktų patikrinti. Sakau, kur tiksliai? Ar tai Danijai, ar tai Kanadai, bet nesvarbu, čia dabar, nesakau. Tikrinam. Tada jam dar daugiau pasidarė, žinai. Ir jisai, ne, tai čia, nu ir aš patikrinu, sakau, nu ne, pasirodo nelegalizuota Kanadoje yra pedofilija. Pasirodo ne. Tai čia, bet, sakau, o tai kas dar, nu žodžiu. Tai svarbiausia jiems, jeigu jie mato, kad tu priimi viską, tai jie tau duoda daugiau informacijos, jeigu mato, kad tu uždaras, jie tau neduoda nieko. Dėl to, jeigu turite kad nors reikalų su būrėju, visą laiką reikia juo tikėti, tada veikia burtai geriausiai. Aš tikėjau, tai išsiskyriau su Bendu. Aš tikėjau, kad numirsiu. Išsiskyriau su Bendu. Aš esu apie Palmyrą girdėjęs daug dalykų. Panašiau? Aš netgi esu girdėjęs. Žmogus atvirai, šviesiai sako. Aš netgi esu girdėjęs, kad, ir aš nežinau, kiek čia yra legendos lygmenyje, bet yra tokių reikalų, kad būna žmonės patys paskleidžia legendas. Nu, kaip Margaritos, pavyzdžiui, tie marketingistai, kur paskleidė tą temą, kad ponios brangių kremų pakuotės, pripildo Margaritos ir tipo dar geriau veikia. Viešbučias atseit, kad būna atseit padėtas koks ritual tenai, bet iš tikrųjų jie supila ten. Aš irgi dažnai galvoju, kad ten pripila. Ne, čia dar senesnis buvo. Dar senesnis buvo, kad tos jau didelės ponios, jos į Diorų šituos prisideda Margaritos, nes dar geriau tenais viskas. Nu. Bet reikia, kad fasadas būtų gražus. Taip. Bet atseit vaidina, kad... Nu tai va, tai lygiai taip pat... Apie ką aš tai? Nu, bet tas būrėjas, kad reikia aš vieną kartą esu, prisiminimas, kai pradėjom tik draugauti, aš Palangojau su tėvais per Basanavičių ir ten sėdėdavo toks dėdukas ir jisai burdavo. Aš sakau, einu paklausiu, kiek kainuoja. Ir mano tėvai eina pro šalį. Kavalierius tinkamas. Ir aš prieinu ir sakau, o ko nori? Jisai mane žiūri. Mano tėvai taip sustojo, jisai pamatė, kad sustojo, sakau, taip kažką pasakyti, o čia tas vyras su tavim ar ne? Mano tėtis, žinai, toks vyresnis, gal mama toliau buvo, kažkaip, kad jis jau primetė, kad galbūt čia, dar plus 8 metai atgal, jau primetė, gal mes čia kartu, aš sakau, o ką? Ne, tai man tiesiog įdomu, tada reikia išsiaiškinti, su kuo tu čia vaikštai ir čia kokie jūsų ryšiai. Tai tu man pasakyk, reikia sakyti. Nu, tai kažkaip taip sakau, tai tek to tada, ačiū. Aš prisiminiau, ką aš kalbėjau. Nu. Palmyra. Teisingai, nu. Aš esu girdėjęs irgi legendą, kuri aš nežinau, ar jinai pati paskleidė ar ne, bet kad atseit nuvarė pas ją žurnalistai, dar tuo metu mano tenais giminaičiai tenais dirbo. Ir nuvarė pas Palmyrą ir vienas buvo, kuris sakė, kad tu čia nieko, aš čia netikiu kažką tai ir visi sako, ne. Ir Palmyra sako, kalbėk. Ir ant rytojaus atėjo be balso. Jisai, tas žmogus? Taip. Tai ragana? Tai va. Tai gal gerai, kad išsiskyriau tada klausyti. Iš kitos pusės, taip, būtum vėžius sirgus. Gal mirus. Avarijai. Taip. Tai va, tai šitas reikalas, jisai labai daug yra mistikos jame.
Bet iš tiesų žmonės galima priversti daryti dalykus daryti. Nu, pavyzdžiui, pas mane buvo, aš galiu atskleisti istoriją. Davai. Mes turėjome Atskleisk visas. meilę be sienų. Čia plok Ne, realybės šou. meilė be sienų, ne, prieš tai buvo Aistrų pakrantė. Buvo Aistrų pakrantė. Buvo realybės šou, kur mes buvo mūsų žaidimo aikštelė. Tenais mums, nu, jeigu reikia tau, kad dalyviai darytų dalykus, tu tiesiog parašai taip, kad jie darytų dalykus. Ir pavyzdžiui, buvo tenais viena mergaitė, kuri tenais, ir mes su jie sėdėjom lėktuvę šalia, ir jis sakė, sako, tu čia ką veiki? Ir vėlgi, grįžtam prie to, kad jinai labai graži, visiška pizda. Bet mergaitė kiek metų? Nu, jei, ką žinot, 20, tik- Ai, 1, 2, 13 metų. realybės šou. Ne, realybės bet šou, čia buvo prieš, tipo, 13 metų, 14. Ir ne, aš čia jums nieko nedarysiu, aš čia atvažiavau tik tai lasą, ir jinai žiauriai pizda, ir jinai čia mums nieko nedarys. Ir aš sėdžiu galvoju, ok, good, gerai, kad tu nieko čia nedarysi pas mus. A few moments later, po 4 dienų, jinai verkia, jinai bėga nuo kameros verkdama, šaukdama, aš bijau, kad jinai su manim susidaro, nu, kur, žinai, kur nieko nedarys. Tai aš tiesiog paėmiau kitą aš žinojau, kad, nu, ir jinai iš tiesų priešinosi tam tikriems dalykams, kuriuos aš norėjau, kad jinai darytų. Tai aš paėmiau kitą moterį, tada tai moteriai pasakiau, kad čia tas, tada jinai... Tas intrigą sukūrė intrigą? Jo. Ir jinai tada, nu kaip, jos pačios sukūrė intrigą. Aš tai tenais tik tai... Tu tik tai pasažinai, Taip, aš tik pastūmiau. Žiūrėkit, jeigu aš padedu vidury miško morkų ir ateina gyvūnai jų valgyt ir jie susimuša tarpusavyje. Tai ar tu kaltas? Ar aš kaltas, kad aš pasidėjau savo morkas vidury miško? Ne, tu tikrai nekaltas. Tai va, patotinais buvo... Na ir mes nes daug visokių dalykų darėme. O kas čia per realybės šou, aš kodėl nežinau, neatsimenu jo. Čia tiesiog 74 metais. Jisai 74 metais buvo jo. Ar jis neišėjo į eterį? Jisai išėjo į eterį, buvo labai geri reitingai. Per TV3 metų. Po to buvo momentas, kur, nu, mes viską tenais pasidarėm, nu ką Čia tas, kur Turkijoje nebuvo? Nežinau tokio. Aš žinau. Ką tik tai jau tenais mes nedarėme. Nu ir po to galvoju, pliam, bet ko mes dar neturėjom. Ko mes dar neturėjom? Mes žmonės pisosi, gėrė, laižėsi, viską darė. Viską, ko reikia dabar realybės šou, kurių niekas nebedaro. Viską darė. Nu, Ir prašyčiau. tada galvoju, dar nesimušė. Nu. Ką čia sugalvojus? Reikia užneižti. Ką čia sugalvojus? Ir mes sėdame su režisierium, pradėjom galvoti, ką čia daryti. Nu ir žodžiu. Ir mes sugalvojom tokį reikalą. Su režisierium, su prodiuseriu. Žodžiu, reikalas yra toksai. Išmetam 2 dalyvius. Vieną, kitą vakarą iš karto kitą. Ir tada jie lieka viešbutyje ir po to pas juos yra skrydis, čarteris ir jau po to jie išskrenda. Na ir sakau ką, skrydžio dienos rytą paėmė abudu ir mes turėjome 3 poras. 2 ar 3 poras? 2, gal 3. Nu, žodžiu. Paėmė abudu bičius. Režisierius paėmė abudu bičius ir sako, dėl to, kad yra toks dalykas kaip dengimai. Taip. Tu turi užsifilmuoti, kaip tenais tu eini, kaip tu geri kokteilį, kaip tu kažką tai. Kaip tu Tie svilki dengimai duoklę, labai gerai yra dinaminiam kadrui. Aha. Ir tu, sakau, imi dabar šituos 2 bičius ir sakai, varom filmuoti dengimų. Aha. Jie pasiema savo lagaminus ir tenais tokia didelė teritorija. Mes po to su Greta buvome tame viešbutyje. Labai, labai gražus viešbutis, fainas. Ir tenais yra tokie keliukai ir jie yra iš trinkelių. Na ir sakau, imi abudu su lagaminais ir tegul dar aplink visą teritoriją, kurie jau praleido 4 dienas, kurie linksminosi, gėrė, viską. Sakau, kamerų galite nejungti. Tiesiog dengimai. Jo. Na ir jie dar su tais abudu eina, ten kalbasi kažką, tai ir jie mato, šį čia tūsino, šį čia baseinas, o fantastiškas viešbutis, nes labai gražu, palmės, visiškai naujas, nuliovas, 5 žvaigždės ir jie eina pro tenisą, kur žaidė tenisą, pro tenais, kur laižėsis, tenais, kur šoko čia kažką, tai dar valandą, tenais mes net nefilmavome, dar, apieina visą teritoriją, jiems sužadinami visi prisiminimai, kurie vyko tenais.
Ir vis sako, nu tai prisėskite šičia, palauksite, tipo, kol atvažiuos jūsų. Man jau Nes įdomu. Man jau įdomu, nu. Nu, jie atsisėda tenais, sėdi, laukia. Ten... Nu ir ateina pas mus yra 2 šitiegi, 2 ar 3 mokytojai. Vienas iš jų Butkus buvo, tenais kitas, ar tai... Nu, žodžiu, iš tų šok su manimi garsiųjų Lietuvos šokėjų. Ir Gaila, man atrodo, buvo. Ir šitas, kur moteris meluoja geriau, kur vaidina Smoriginas. Okay. Smoriginas buvo jau tenais kaip teisėjas. Nu ir žodžiu, bet buvo coacheriai. Okay. Nu ir žodžiu, ir mes duodame užduotį ateiti jau tą mokytojui ir sakyti, nu tai kaip, viskas, ane? Jisai iš niekur. Ateina ir sako, viskas, ane? Jau čia taip, nu ir pradeda jie kalbėtis. Viską filmuojam ir jie kalbasi, nes jie prisekti. Aha. Jie kalbasi, nu tai kaip čia nepavyko, nu vat nepavyko, kas nutiko, kad nepavyko, abudu iškritę, o tai ką darytumėt kitaip? Tu duodi jiems, žodžiu, iš pradžių tu išsiklausinėjai apie viską, ką jie patyrė tenais, iš pradžių jie apeina viską, tada, po to, kai tu apeini, tu turi vokalizuoti tai, tam, kad tau, nu, tu iš tiesų pradėtum jausti jausmus, kad pas tave pradėtų gamintis chemija tavo organizme. Tada tu pradedi, dėl to, kad tau visi prisiminimai jau yra sužadinti, tu pradedi juos vokalizuoti, pas tave pradeda darytis chemija, nostalgija ir panašiai. Tada jie pradeda kalbėti, tada jie pradeda pasakoti ir tada eina esminiai klausimai. Ką darytumėt, ar gailitės, kad iškritote? Taip. Atsakymas savaime suprantama. Antras yra, ką darytumėt kitaip, jeigu turėtumėt antrą šansą. Ar norėtumėt antrą šansą? Nu, čia akivaizdu, kad taip. Ką darytumėt kitaip, jeigu gautumėt antrą šansą? Viską. Visą atsakymas. Ir čia per 3 poras tas pats buvo. Viską. Nu, čia numatomi dalykai. Okay. Viską darytumėm. Ir tada, final step, mokytojas išsitraukia voką ir sako, čia yra bilietas atgal į projektą. Ir padeda ant stalo ir nueina. Okay. 1, 2, 3. Fight. Ir jie susimušė realiai? Visos 3 poros. Rimtai. Visos 3 poros susimušė. Nepaisant to, kad tai yra racionalūs, suaugę, nevatai, tenais 23-4 metų dėdai, kurie visiškai pilnai žino, kad tai yra realybės šou, tai yra manipuliacinės sąlygos, viską. Iš 3-3. Wow, aš vis laukiu, kol jie susimuš, kad čia viskas taip bandai. Iš 3-3. Iš 3-3 tiesiog padeda ant stalo ir jie taip... Ir kažkuris tai daro ir tada tas, kur stovi vidury miesto vidurdienį ir tik tai nespėjai sulaukti antro ir jau fight. Wow, nebūčiau pagalvoti, tikrai ir tenais buvo rimtų ristynių su pasekmėm. Ir dabar klausimas, šičia vat yra etikos klausimas. Aš pats dar jo savo nesu atsakęs. Ar aš sprendimą padarė jie patys? Taip. Aš neliečiau jų nei vienu pirštu. Sprendimą jie padarė patys. Taip. Ar tai yra etiška? Iš tavo pusės turimenį? Nu toks. Nu, čia labai ribos. Exactly. Va čia vat ir yra. Ir dabar, kai būrėja, mano kolegė, daro lygiai tą patį ir kai jinai duoda viltį vėžių sergančiam žmogui, mergaitės ieškančiam tėvui. Nu, vat kas čia yra? Kai jinai yra užtikrintai sako, kad tu mirsi, jeigu tu liksi su šituo žmogum, nepaisant to, kad jinai neturi absoliučiai jokių kompetencijų, apart psichologinės manipulacijos, kurią aš esu buvęs pas būrėjas. Esi buvęs? Lygiai dėl tos pačios priežasties, kad aš norėjau pasižiūrėti, kaip veikia profesionalai. Nu, ta prasme, reikalo profesionalai, kurie turi daug praktikos. Ir jie absoliučiai 100%, ta prasme, technologiškai, tai yra, aš naudojau šitos visus dalykus. Nu, bet jie reiškia, iš tikrųjų yra neblogi psichologai už tai, kad, mano draugė, kiek pasakoju, ten praktiškai išsipildo labai daug dalykų. Turi kažkokią ten seną, žinai, kur ten mama eidavo pas tą būrėją, jinai vaikšto pas tą būrėją ir sako, žiūrim, dėlio, plemva.
Žiūrėk, Dėliojasi. tipo, nelabai yra didelis menas, tenais, tipo, atpažinti tam tikrus patternus, tam tikras matricas, tam tikras lygtis. Nes kur jeigu tu esi iš tenais tokios šeimos, jeigu tenais tavo tėvas darė tą, mama tą, o tu tenais kažką, tai prasme tikimybė, kad tu kažkurioje tai vietoje netikėtai pastosi yra aukštesnė negu... Plus tau įdėgia dar daug. Nu, pažiūrėk, mes patys galim savo įsidėkti kiek su ryte atsikėlus kokie žodžiai. Žiūrėk, jeigu tu šventai tiki, kad jinai sako tiesą ir jinai to pasako, kad tu su šituo vyru būsi laiminga. Ar tu nepadarysi daugiau, Aišku, kad taip. įdant ta jos pranašystė išsipildytų? Dėl to tai aš sutinku, kad Bet jos ir praeitį atspėja. Bet ką aš noriu pasakyti, kai tu ateini ir, pavyzdžiui, pradžiai nieko nesakai, tai, pavyzdžiui, ir pasako, tai ten tu šiuo metu tokiuose santykiuose su užsieniečiu. Nu jo, nežinau, tiek metų ten esi, ten tu tokios šeimos, ten tėvai išsiskyrė. Kaip pradeda faktus sakyti, man tada yra truputėlį, o kaip šitą galima atspėti? Jep, galima. Atspėt. Nu, yra labai... Aš jaučiuosi, kaip tu būtum būrėjas, koks atėjęs, tai mes kalbintume, žinai. Yra momentų, tipo, tik tai būrėjai, kaip jie kaip ir iliuzionistai neatskleidžia savo triukų. Bet yra būdų tą, tenais, jeigu tenais, pavyzdžiui, tu esi... ten yra sociologija, labai daug sociologijos yra tame reikalė, kur jeigu, pavyzdžiui, tenais, tu esi tokia, priedo, žmogaus atmintis yra labai nepatikimas šaltinis, tai nėra video įrašas. Ir dėl to, kad kai vyksta smegenyse chemija, tu, kodėl, pavyzdžiui, tu prisimeni tas dienas, visi prisimena, kas tuo metu buvo gyvas ir racionalus, visi prisimena, ką veikia tada, kai įvyko 911, kai griuvo bokštai. Dėl to, kad tu prisimeni, ką tu veiki dieną prieš, tu neprisimeni. Bet kai yra adrenalininis spaikas, adrenalininis tas spiglys, tu tada tai įjungia mobilizuoja tavo atminties įrašymą. Ir kai tau pasako kažką tai šokiruojančio, kai pataiko, va čia yra tavo... tas adrenalininis spiglys ir tu šitą klausimą įsidėmi. Prieš tai 2 klausimų tu neprisimeni, nepaisant to, kad prieš tai 2 klausimai. Nebuvo taip, kad tu atėjai, atsėdai, pasakėjai labą dieną ir jinai sako, tu draugauji su užsieniečiu ir tavo tėvai išsiskyrė. Taip nebuvo. Jinai paklausė, kaip laikotės šiandien ir va čia prasidėjo viniojimas. Tenais yra, vėlgi. Gal tu nedirbi iš tos profesijos? Galėtų būti viena iš... Aš pažadėjim tikiu, kad tu šneki. Tu nepastebi dalykų. O jis gali čia manipuliuoti per mumis. Tu galėtum taip manipuliuoti. Gali visko būti, kad aš visiškai pisu protą ir nebuvo jokio aistrų pakrantė realybės šou. Aš neatsimenu šiaip tai. Ne, tikrai buvo. Tikrai gali patvirtinti. Ir vėlgi, kodėl tu prisimeni? Dėl to, kad aš su tavim dirbu jau 8 metus. Ir adrenalino spaiką tą jinai galvoja, kad matė tą realybės šou, nepaisant to, kad to realybės šou neegzistavo. Aš jau pradedu, jo. Aš atsimenu, kaip šoko į baseiną šitas ar krito. Smoriginas. Taip. Nes gal jis Ar šit man įdėgė šitą vaizdą? Ir patalipo iš baseino su nuoga pempė. Taip, matai, atsimenu. Taip. Tai gal jis tiesiog atostogausi su Smoriginu tau kaip nors, žinai. Aš šito neatsimenu, kad atostogavau, žinai, su Smoriginu. Klausykit, gal perinam prieš galvoju tų klausimų nes mes turim nebegėdą kortas. Jo, važiuojam. Mes pasilikom visus rėmėjus realiai su tavim, nes galvojam, kad galim labai smagiai išnaudoti. Važiuojam. Ir vieną dok man, vieną paliekam kaladė jums. Nors man tai nereikia iš tikrųjų. Tai atidarom. Nereikia, šitų neturi. Nes jinai visais jau turiu kortas. Ne, aš turiu šią akimirką, man nereikia, aš tai pasimstu vieną kaladėlę. Gerai. Viena atitiks ir jums, jeigu patiks. Tai, žodžiu, nebegėda, truputėlį dar pasakyti, dabar jau šį kartą kortos šiam 9, man atrodo, tai jeigu prieš tai buvo kur poroms apsitarti, pasikalbėti, pažinti vienas kitą, tai čia jau pažinus vienas kitą, kai nori truputėlį išsiaiškinti daugiau apie seksualinius dalykėlius. Šiaip galim pasimti po kortą visi 3 ir visi paklausim. Galime su Milda nes ten, pavyzdžiui, klausimas, kaip aš tau siunčiau, kokia kai aš būnu, kada tu labiausiai nori su manim mylėtis, pavyzdžiui. Ok. Tai gal tiek to, gal jūs geriau dviese. Šiaip yra momentas. Čia yra paskutinė mūsų podcast'o laida. Kai tu, Milda, būni... Tuo momentu. Bet būna pas tave toksai... Kai to sakys, taip, žiūri. Kai išvažiuoja Mindaugas ten kur nors ir kai tu... Va tokia tu būni, tada kai tik tai atidarai duris, žinai,
Oi, gerai, tai man atrodo, Ir tada, vat, kai klausia, tipo, kaimynai tavęs nematė, va tada vat, būna tas toksai. Gerai, tada galim dviese. žaisti. Aha, man irgi atrodo, kad dviese geriau. Ką, Ir viskas. man Dabar. įsitraukti vieną. Taip pat, Kai mes dar nebuvome kartu, ar įsivaizdavai, koks bus mūsų seksas? Kuo jis yra kitoks? O dieve! Ok, važiuojam. Ten mano įsivaizdavime buvo labai didelę vietą užėmė papai, Okay. nes ten buvo selling pointas didelis. Bet žiūrint į Gretą, man atrodo, nelabai kas ir taip ir tau išsipildė. Nepakišniek jam minčių. Ai, atsiprašau. Tenais. Ir tenais ir papai buvo daug geriau, negu aš įsivaizdavau, kad jie bus. Tai žodžiu, šitoj vietoj ten viskas. Okay. O daugiau aš kažkaip tai nesu linkęs fantazuoti, tipo, su detalėmis. Apie tai, ko dar neturi? Aš su detalėmis ne, pas mane nėra, tipo, kur, o tada aš tave tenai šuniuku, jo, o tada aš apsuksiu ir sakysiu, tu, gražink skolą, bausiu. Pas mane nėra tokio, pas mane yra daugiau emocinio kažkokio tai tipo fono. Aš pati savo įsitrauksiu. Taip, ištrau. Nu gerai, šitą beatą prigalvojus. Nu. Štai, O tai čia pati kūrė? Tai ten rašė Ką aš užrausta ir žandai. Iš tavęs atsakinėt, nu. Kaip atrodo mano veidas orgazmo metu? Pabandyk atkartoti. Bet jūs traukuliai. Ai, šitas geras, važiuojam toliau, man patinka. Šitas. Dabar mes, žinok, nieko neišskirtinis kaip pas visas. Ką manai apie dirty talk, nešvankų kalbėjimą? Ar tave tai užveda? Ar tave tai užveda? Taip. Tu? Užveda? Tu prostitutė. Tu O tave Justinai ir užveda? Sifilitinė. Rūkintų kopūstų pardavėjai. Ne, kiekvienas pagal savo temą, aš įsivaizduotu, gal pradedi, žinai, prie perpulė liudiją burti, ką nors, žinai, iš savo sugebėjimais. Pūliai, išspausti pūliai. Kaip mūsų santykiai pakeitė tavo požiūrį į seksą? Ką supratai naujo, išmokai, atradai? Man nepatinka šitas žaidimas. Aš nemėgstu atvirauti šitų dalykų. Šitas kortelės yra labiau jau dviese žaisti. Jo. Jau čia nebepažaisi. Čia jau taip Aš, žinai, Laisvai. tipo, aš pavyzdžiui, pas mane visą laiką buvo momentas, kad aš viešoje erdvėje aš nepasakoju Jo. apie namus. Aš neduodu namų. Šito. Ne? Bet Aš jūs turite niekada tokį neduodu sutarimą? namų. Ar Ne. tiesiog Pas mus savaime? automatiškai. Aš turiu savo įsitikinimą, aš niekada Aš jam. neduodu savo namų. Aš visiškai už tai, kad pasilikti savo kažką namie, žinai. Bet čia visai nemažai papasakojate. Tai šitą pasilik Pasilinkit namams. namuose. O kam tu ką tu Prie sudėjai? tų lašinukų ir, žinai, vyno taurelės. Gerai. Bet tai, jo, tai Galvoju, dar vieną išsitraukiau. Nu. Čia yra atviras reikalas. atviras labai. Kaip manai, ar sekso metu abu partneriai būtinai turi patirti orgazmą? Būtinai neturi vienas bent jau patirti. Ta prasme, aš manau, kad tas, kuris patiria orgazmą, tas ir yra vyras namų. Tai čia manęs neapipysite. Jau čia yra, prašyčiau. Tai, žodžiu, supratot, kokio pobūdžio yra kortelės ir kokie klausimai. Tai jeigu norit išsiaiškinti daugiau dalykų, bet nedrįstat, tai va šitas kortelės. Dviese gali susėsti prie Pasiemi korteles, įsipili vynelio, pasistatai korteles ant stalo ir Ir važiuoji. arba žiauriai gerai pasidulkinsite, arba žiauriai gerai. išsiskirsite. Arba išsiskirsit, jeigu jūs te palygins, kad tavo veidas neišsiskiria šiaip realiai kaip ir visos. Lygiai taip pat. Jeigu lyginant su Giedre- Žiauriai panašus į Giedrės. Nu, Nes Giedrė grinai taip pat. Šiaip iš idėjos tai, ir buvo selling pointas, kad Giedrė. jo, tai va, tai visko gali būti, bet procesas turėtų būti smagus. Būdu. Tai linksmokė, tai iš tikrųjų. Suminkštėjęs tas Jankievičius atėjo pas Mergas. mergas, užsidergė. Suskydo apie mergiškus suskydo, reikalus. pradėjo šnekėt. pasakoti apie... Barėjus visokiai, žinai, kuo esi varštus pimpavosi.
Tai gerai, tai ačiū tau, man atrodo. Ir, Ačiū, kad atsikėlei. Ačiū, kad atsikėlei, atvažiavai pas mus, įlipai per langą. Nu, čia ryšto reikia, čia ne bet kas taip galėtų padaryti. Tai Šiaip labai juokinga diena. šiaip labai juokinga, ir girdėsim tą epizodą. Tai ačiū tau. Ačiū. Ir toksai, žinai, kur nežinai, ir kaip būna, ar duot ranką, ar... Aš šiaip nesu didelis fanas bučiavimas. Ir apsikabinimų irgi. Susitikus? Jo, man taip pat tas, kur susitinki su moterim ir turi ten tą... Tai su bet kuo su draugais. Man patinka duoti ranką. Ir moterims, duoda ranką. ir moterims, tipo, pavyzdžiui, ir aš mėgstu duoti ranką. Man yra faina. Jo, nes būna, žinai, kur apvardu, kur nei tai ranką, nei tai pasibučiuoti ir tokie būna... Viena tada į kitą. Tai aš nesu didelis fanas bučiavimuose, tai nebent jau kažkas reikalauja. Jo,